Sveiki visi, aš esu Ignas Bakėjus, su jumis jau kurį laiką kalbuosi sveikatinimo temom. Kalbiname Tomašą, Viteko tėtį ir Koliną esu kalbinęs. Ir kuo toliau, tuo labiau kalbinu vis tų žmonių, kurie yra galbūt savo srities specialistai, o kai kurie iš jų yra praktikai, realūs praktikai. Na, sveikatinant, nežinau, savo vaiką, kaip Tomašo atveju. Aš visada turėjau tokią mintį ir pas mane jinai buvo užrašyta prie viena iš tikslų. Tai yra, kadangi man yra tekę filmuoti laidas ir kalbinti žinomus žmonės, bet aš kiek kartų esu bendravęs su žmonėms, susitikęs per festivalius, per kažkokius kitokius susitikimus, susibūrimus ir man klausant jų istorijų, man iš karto kyla tokia, galvoje, tai turi būti nufilmuota ir parodyta žmonėms. Tai taip atsitiko ir su Neringa, kai mes su ja susitikom ir pakalbėjom ir jinai man papasakojo savo istoriją apie tai, kaip jai pavyko išgyventi vėžį arba kaip vis dar pavyksta. Tai apie tai būtinai žinai šiandien ir papasakos, tai susipažinkit, Neringa. Malonu ir dėkui, Ignai, kad pakvietei. Ir iš tiesų tas noras pasidalinti savo istoriją yra, gal aš iš karto taip užbėgsiu įvykiams už akių, tokias dvi priežastis. Tai viena priežastis yra visgi asmeninė terapija, nes kai apie tai kalbi, ką išgyvenai, tai truputėlį viskas, dėliojasi į tam tikras lentynėlės, toksai vyksta apibendrinimas, tam tikra refleksija, tai turi terapinį poveikį. Ir yra kita priežastis, dėl ko tikrai noriu dalintis, tai galbūt klausys, žiūrės moteris arba jų kažkokie artimieji, kurios irgi yra susidūrusios su vienos ar kitos srities onkologinė liga ir kad galėtų kažkaip galbūt, nežinau, ar įsikvėpti, ar gauti kažkokio pastiprinimo, kad iš tiesų tai nėra mirties nuosprendis. Tai ačiū tau už tai, kad esi tiek drąsi ir visus, kas žiūrės šitą pokalbį, kviečiu dalintis ir, pasiekti grinai tuo pavyzdžiu, kurį Neringa ką tik paminėjo, tai kad terapija, o kitas dalykas, galbūt tai kažkam gali ir padėti. Tai gero klausimuose, o mano užduotis, mūsų užduotis pasirūpinti, kad būtų pokalbis, kuris tikrai palies jūsų širdis, nes mes, kai kalbėjom, tai taip ir buvo ir ašarų, buvo ir susigraudinimo, ir ką aš supratau per laiką, dėl ko ir noriu daryti tokius pokalbius, kad žmonių asmeninės istorijos, jos yra tiek galingos, kad jos gali pajudinti, kažką viduj pajudinti, kad žmogus, čia jau ne man, aš nebegaliu, aš nemoku, bet kažkokia istorija, kažkokio žmogaus, ten balso dažnis, dar kažkas, intonacija, gerai, taip ir padarysiu. Linkiu visiems turėti vandens, mes irgi jo turim, todėl nieko tokio, jeigu mes darysim pertraukas, gersim vandenį. Visas šitas pokalbis nebus niekaip karpytas, jisai yra toks, kaip jisai vykstantis. Tai gerai, Neringa, jeigu gali, tada pristatyk, kas tai per situaciją, kaip tu gyvenai, ką tu gyvenime veikiai ir iki tol, kol pas tave atėjo kažkokia tai žinia. Tai gyvenau įprastą gyvenimą, kaip ir dauguma žmonių, kuičiausi namuose, šeimoje, dirbau savo darbą pagal savo profesiją. Aš esu pedagogė ir tiesiog vieną dieną atėjo ta žinia, bet ta žinia tokia buvo, vėlgi čia reikėtų turbūt paminėti mano mamą. Ją aplankė kažkokia nuojauta, kad reikėtų man pasitikrinti tiesiog labiau gal prevenciškai dėl būtent krūties vėžio. Ir tiesiog aš sakau, nėra tikslo, aš nepatenku į tą amžiaus tarpsnį, nes prevencinės programos čia dabar truputėlį keitėsi tas amžius, bet jis vis tiek yra ne 40 metų. Ir nėra man čia ko tikrintis, aš nejaučiu jokių požymių ir taip toliau. Po savaitės ar dviejų mama vėl kažkaip vis ragina mane, kad tu nueik pasitikrinti. Kažkokia ją kankinanti nuojauta yra. Ir kuo daugiau mes apie tai kalbam, apie tą jos nuojautą, tuo aš kažkaip lyg pradedu kažką ir savyje jausti. Ir vis nukelinėju, vis laukiam čia vasaros atostogų, galbūt per vasarą nueisiu pasitikrinti ir panašiai. Ir kažkaip tai mamos tas atkaklumas vieną kitą kartą ir sakau, aš gerai nueisiu anksčiau laiko,
negu turėjau pati savo pirminę mintį, kad eisiu pasitikrinti, žodžiu, kad mamai būtų ramiau. Ir aš tiesiog standartiškai bendraja tvarka pas šeimos gydytoją užsiregistravau, kol sulaukiau dar eilės ten ir taip toliau. Tai žodžiu, gydytojos komentaras buvo, man nepatinka šita krūtis. Viena konkrečiai. Nepatinka. Ir ką, nu ir viskas. Ir nuo šito komentaro prasidėjo visa diagnostikos kelionė. Visa diagnostikos kelionė, kurios metu aš ir gavau tą jau žinią, kad krūties vėžys. Tai vat ir tada, nežinau, čia turbūt yra vėlgi toks kalneliai, tokie pakilimai, nusileidimai, nes iš pradžių tarsi atrodo, kad čia viskas lyg per sapną, nes vėlgi, na, deja reikia paminėti, kad labai norėčiau tikėti, kad tai vyksta ne visose gydymo įstaigose, kad galbūt tik tai aš buvau ta, kuriai truputį nepasisekė. Tai labai tikiuosi, kad taip kitoms nebuvo arba nebus. Bet aš diagnozės pranešimą gavau telefonu, kur kažkaip tu net nesugebi įsisąmoninti tos žinios ir tu kurį laiką net vaikštai, net nelabai galbūt suprasdamas, kas čia buvo per žinia. Tai nes tu esi darbe, tu dirbi, yra eilinė tavo diena, skambutis, tu atsiprašai nuo susitikimo, išsiprašai tiesiog minutėlį laiko. Tu gauni šitą žinią, tu akimirką išsibarstai save, bet kadangi tu esi darbe, tai nėra kažkoks tai pokalbis daktaro kabinete, tada tu vėl per sekundę save susirenki, grįžti į susitikimą darbinį, kaip buvo mano atveju, pabaigi darbo dieną ir tada toks nesuvoki iki galo. Tai iš tiesų labai gaila, kad tenka galbūt išgirsti kažkokiom tokiom sąlygom, nes kai tu gauni telefonu žinutę tokia darbo metu, sunku iki galo įsisąmoninti tą. Ir tai ta tokia žinutė, kaip ir klausė, ar ne, kaip čia ta tokia žinutė atėjo, ar ne, kuom čia gyvenau, tai gyvenau įprastą gyvenimą ir tiesiog mamos stipriai paraginta pasitikrinau ir mano didžiam nustebimui gavau tą žinią. Taip, tai šokas, kaip ir turbūt daugumai žmonių, ir dėl to, kad aš negyvenau kažkokio labai to gyvenimo tokio, kur ten būtų ar žalingų įpročių, ar kažkokia nepilnavertė mityba, ar kažkokia kaip tik nesveika mityba ir taip toliau. Aišku, galbūt ten pavieniais kažkokiais tai momentais visko yra buvę per gyvenimą, bet šiaip iš principo, ypač pastarieji, tarkim, kokie 5 metai iki diagnozės, tai apskritai buvo tokie pakankamai savim besirūpinantis, tai tikrai buvo didelė staigmena, kad yra vėžys ir kaip vėliau paaiškėjo, tai yra ir 3 stadija, ir agresyvi forma, kur jau reikia veikti čia ir dabar. Tai iš to, ką išgirdau, mama ir mamos turi tą kažkokį tai 6 jausmą. Tikrai taip. Kas dažniausiai nenori klausyti, tai vaikai, nesvarbu kokio amžiaus. Bet čia mes kalbam apie tą periodą, kiek čia dabar, nuo tada, kada mama pajuto ir iki to, kada tu nuėjai pasitikrinti, čia mes apie kokį laiką kalbam? Čia mes kalbam apie porą mėnesių. Porą mėnesių? Taip. Okay. Tada diagnozė. Išgirdau, žinai, ir iškart norėjau klausti, kaip turėtų būti pranešta tada, žinai, daktaro kabinete ir panašiai. Bet kas tada darosi? Aš manau, kad stereotipiškai ar dažniausiai, kaip rodo filmuose ar dar kažkur, žinai, ten, arba kaip vaidyboje, tai ten viskas griūna iš po kojų, čia, žinai, ir tu pati paminėjai kažkiek ir sapno formą, bet, tu sužinai, agresyvi forma, 3 stadija, pranešė, kaip pranešė, bet grįžai namo. Kas tada? Gal aš dar patikslinsiu, kad to lemtingo telefono skambučio su žinia, kad jums yra po biopsijos rastas, reiškia, tiksliau prieš tai buvę tyrimai, kad navikas yra, o po to po biopsijos, reiškia, patvirtinimas, kad yra piktybinis.
Tai to skambučio metu, kokia stadija, kokia forma, aš dar nesužinojau. Ir čia iš tikrųjų yra, tai mano visi metai to sveikatinimosi, jeigu taip galbūt galima įsireikšti, yra apsipina keliom istorijom ir viena iš tų istorijų yra, kaip aš tą žinią gavau, kita istorija yra, kaip aš, tarkim, sužinojau apie savo stadiją ir formas. Tai kaip žinia, kad vėžys turi labai daug formų. Jie yra labai labai skirtingi ir kiekvienam žmogui gali vis ten įvairiai skirtingais kampais visaip pasireikšti. Ir ten tų kodinių raidžių skaičių yra labai daug. Taip, aš, tarkime, sveikatoje ten pasiskaityti galiu šiek tiek, bet aš tai, vėlgi, be medicininio išsilavinimo, ten suprantu žodį tik tai navikas, daugiau nieko. Arba ten patologinis kokį nors žodį, tokį keletą tarptautinių žodžių ir viskas. Tai visgi aš susidūriau, čia mano tokia kaip ir antroji istorija, susidūriau su problema, kad diagnostiniam tam laikotarpyje ir jau gavus diagnozę iki gydymo buvo toks tarpas, kai aš turėjau milijoną klausimų ir dėja toji gydymo įstaiga, kurioje mane diagnozavo, konkrečiai ir ta gydytoja, kuri tą žinią pranešė, man neatsakė mano klausimus. Čia yra liūdnoji ta istorijos pusė, neatsakė ir neturiu jokių didelių priekaištų tai gydymo įstaigai, aš esu vienas iš daugybės tūkstančių pacientų, bet aš suprantu, kad pati savo, tai aš esu viena. Arba savo šeimai, savo artimųjų rate aš esu viena. Nėra dar tokių neringų ir taip toliau ir aš visgi tam tikrus atsakymus turiu gauti, nes kitaip aš negaliu judėti į priekį. Ir tada aš turėjau priimti sprendimą, ką daryti, nes čia aš atsidūriau į sieną ir man po įvairiausių, aš čia galbūt nesiplėsiu, tų bandymų tuos atsakymus gauti, tradiciniu būdu, kreipiantis į gydytoją arba į tą gydymo įstaigą, aš tų atsakymų negavau, mane vis atmušdavo į tai, kad tau po 2 mėnesių prasidės gydymas, tau ten viską ir atsakys. Tai dabar aš bandau chronologinę tvarką, tai tau paskambina skambutis ir praneša, informuoja ne iki galo, kad tu tai turi. Taip. Tada tu nueini kažkokį bendrą vizitą ir tada tau patikslina, ką tu turi ir ten kas kokia, kaip ką. Ir tu liktais kreipiesi, kad tau paaiškintų, bet sako, čia ne mano rolė, žodžiu, bus gydymas, va ten tada papulsit ir aiškinsit. Taip, tai vat po skambučio, taip aš turėjau dar vizitą gyvai su gydytoja, kurios metu aš tik tai gavau žinią, kad man bus toks ir toks gydymas, nes įvyko gydytojų konsiliumas ir taip toliau, yra paskirtas, numatytas toks ir toks gydymas, kuris bus po 2 mėnesių ir visi klausimai tau ten bus atsakyti. Ir tuo metu aš dar net nežinojau, kad 3 stadija aš jau sužinojau to vizito metu, bet kad agresyvi forma aš dar net nesupratau. Bet vėlgi kalbam apie nuojautas ir tuo metu aš pati turėjau labai labai stiprią nuojautą, kad ar aš galiu laukti 2 mėnesius? Nes man buvo labai toks, iš vienos pusės taip, kai tu gauni kažkokią žinią, tai yra jaukiasi visi jausmai, yra daug to tokio nerimo ir kartais tu galbūt nebesupranti, ar tau kažkokie klausimai kyla tik iš nerimo, to tokio labai didelio, iš nežinojimo kažkokio ar ne, ar visgi yra objektyvus. Tai aš žinoma, kad įsivertinčiau, ar mano klausimai yra svarbus, tai nėra vien tik tai mano emociniai pliūpsniai kažkokie tai vėlgi su šeimos nariais, su vyru kalbėsi, su ta pačia mama, su kitais artimaisiais. Ir tada, tu supranti, gaudamas ir iš jų grįžtamą ryšį, kad tikrai čia kažkas yra ne taip, kad tikrai mes turime tą žinoti. Ir mesgi girdime iš medikų, kad internete mes atsakymų beieškant galim pasiklysti, kad jie nebus labai tikslus ir taip toliau. Ir aš tikrai nenorėjau apie savo diagnozę kažkaip ieškotis tos informacijos internete, norėjau medikų nuomonės. Ir tada mano buvo sprendimas, kad aš esu pakliuvusi į kažkokius sisteminius spąstus, kur vieni padarė kažką,
viskas gerai, jie rado ligą, jie diagnozavo, jie padarė kitus tos žingsnius, bet padarė turbūt ne viską, kas mane tenkintų. Ir tada ką aš darau? Ar aš pasiduodu tai sistemai ir sakau, gerai, aš savo ramiai laukiu 2 mėnesius. Kas ir yra turbūt didžioji dalis taip ir daro. Ir labai gerai keletą kartų net paminėjai, kad tai nėra kažkoks priekaištas ar, žinai, demaskuoti kažką. Va, žiūrėk, čia jie padarė. Ne apie tai. Čia panašu, kad mes dabar kalbam, kad jeigu atsitiko, žinai, ką aš galiu daryti. Ar atsidėti laukti, tu sakai, žinai, Čia yra ar pati visiškai veikti. taip, apie savo paties atsakomybės prisiėmimo už tai, kas vyksta su tavim pačiu. Tai jeigu manęs nuojauta nebūtų kankinusi, kad čia man tie 2 mėnesiai nieko tokio, aš būčiau ramiai sulaukusi. Ir yra 2 opcijos, kas būtų buvę. Arba nieko nebūtų buvę, viskas būtų buvę taip pat, arba mano būklė būtų gerokai pablogėjusi. Bet mano nuojauta buvo labai stipri, ta vidinė, ir tikrai nedariau jokių spontaniškų akimirksnių sprendimų ir taip toliau, bet tikrai leidau savo pabūti tik keletą dienų su tuo jausmu, pasikalbėti su artimaisiais ir tada jau priimtas buvo sprendimas, kad reikia antro onkologo nuomonės, nešališko ir taip toliau. Ir mano akiratyje buvo viena gydytoja, onkologė, chemoterapeutė, kurią aš tiesiog stebėjau, esu buvusi jos sveikatinimosi paskaitos ir taip toliau. Ir aš visgi nusprendžiau, kad man reikia šitos gydytojos nuomonės, kad jinai ne tik kad atsakytų į mano klausimus, kurių aš negavau tam pirminiam etape, ne tik kažkaip tai paaiškintų tuos kodus visus, bet ir pasakytų, ar aš galiu laukti tuos 2 mėnesius. Ramiai. Ir iš tikrųjų toksai buvo, kad galbūt aš tokias kaip lūkestis, kad mane nuramins, kad čia yra visiškai tipinė situacija, kad čia pagal protokolą yra normalu laukti 2 mėnesius ir viskas čia gerai, ir kad mane atsako mano klausimus, nuramina ir aš laukiu 2 mėnesius. Bet ne. Jie atsakiusi mano klausimus, jos buvo kitas pridūrimas, kad brangioji, tu negali laukti 2 mėnesių. Jeigu tu ir nenumirti, tu perėsi 4 stadiją. Ir tada aš tikrai pasijutau jau labai, va čia man tą akimirką tai buvo toks, tarsi jau slysta žemė iš po kojų, ir aš tada tikrai beviltiškai klausiu gydytojos, o tai ką man daryti? Ir tada buvo jos kitas klausimas, ar ryžtumėsi keisti gydymo įstaigą, nes mes Lietuvoje tikrai turime galimybę rinktis, bet nebūtinai galbūt tai yra patogu lokaliai ir visa kita, bet ar tu ryžtumėsi keisti gydymo įstaigą. Ir čia prasidėjo nauja istorija. Tai dar prie tos istorijos grįšim, labai noriu, žinai, kad papasakotum, bet dar turiu porą klausimų prieš tai. Tu kaip tik gali vandens atsigerti. Tai man 2 rūpimi klausimai, tai yra kaip šeima sureagavo, kas be ko tokiom stadijom atsitikus ar situacijom, kaip vyras, kaip vaikai, ar ten vaikai buvo informuoti ir kas darosi tada? Be abejo, vyras tai buvo pirmasis žmogus, kuris sužinojo. Tiesiai šviesiai, vėlgi, kadangi jau tai nėra, kad tu nueini pas šeimos gydytoją ir ant rytojaus gauni diagnozę. Nuo šeimos gydytojo to pirmo vizito iki tol, kol jau tas buvo, tarkim, skambutis, ar ne, tai visgi praeina tos visas diagnozės laikotarpis apie 2 mėnesius. Apie 2 mėnesius. Ir dar tada 2 mėnesius laukti. Jo. Iš esmės. Taip. Kadangi mano atveju ten truputėlį pagreitėjo tie procesai, kadangi aš keičiau gydymo įstaigą, jie pagreitėjo, bet teoriškai, jeigu aš būčiau laukusi, taip, tada gaunasi apie 4 mėnesius. Tai vyras vėlgi, jis žinojo tą visą procesą. Kodėl aš einu pas šeimos gydytoją? Parėjus iš šeimos gydytojas žinojo jos komentarą, tada žinojo, kad aš einu jau ten pirmajam ultragarsui, ten MRT tyrimui, biopsijai ir taip toliau ir panašiai. Tai po kiekvieno to tyrimo, kai tu grįžti namo, tu daliniesi.
Tai tą kelionę iki tos žinios mes ėjom kartu ir abudu po truputėlį tam ruošiamės. Ir mano vyras taip tvirtai stovintis ant žemės ir jisai buvo ir man toksai kaip inkaras ir stabilizatorius, kad taip aš turėjau progos paliūdėti, paverkti ir taip toliau, bet tuo pačiu šalia jo būnant aš turėjau labai stiprų ramstį, kad čia viskas bus tvarkoj, kad mes čia kartu viską įveiksim. Tai vyras tiesiog labai organiškai, natūraliai ėjo kartu. Tada be abejo buvo jau kaip po visų galutinių ten tų jau žinučių, pranešimų, ta prasme, jau kai tikrai žinau, kad yra tikrai tas krūties vėžys, tada jau buvo informuota mama. Čia vėlgi iš vienos pusės, čia su kuo palyginsi, kaip sureagavo, ar ne? Iš vienos pusės ramiai. Žinau, kad po pokalbio su manim ten emocijų buvo mamai vienai pačiai padėjus ragelį, nes mes gyvenam skirtingose miestuose ir man šitoje vietoje teko su mama kalbėtis telefonu apie tai ir ją informuoti. Ir žinau, kad tų emocijų buvo, bet kai ji bendravo su manimi, tai jinai tikrai labai taip rezervuotai galbūt galima taip išsireikšti. Bet mama, kaip ir vyras, tai yra tie asmenys, kurie žinojo po to visą eigą, tiesiog iki smulkmenų. Iki smulkmenų mano mama įsitraukė į mano visą ligos istoriją ir sveikimo istoriją. Jinai geriau už mane prisimena kažkokias datas, kurios yra reikšmingos ir taip toliau. Ir po kiekvieno tyrimo, po kiekvieno vizito pas onkologą ir taip toliau. Tokia tarsi ataskaita mamai būdavo, bet tai buvo ir dėl to, kad aš pati to norėjau, nes mes turim artimą ryšį ir dalinamės, bet ir dėl to, kad vėlgi panaikini nežinios faktorių ir kai žinai iki smulkmenų, kas vyksta, nerimo lygis sumažėja iki minimumo. Nes didžioji dalis žmonių mėgina apsaugoti ir niekam nesako ir aš pats, vyrui nesako, mamai nesako, artimiesiam nesako ir patys daro. Tai čia šitą labai gerai paaiškinai. Taip, čia žinokit yra bendrai taip sakau, ar ne, iš tikrųjų didžiulė problema, nes man šitoje kelionėje teko susidurti su daug moterų ligoninėse, reabilitacijose ir taip toliau, terapijose. Tai ir tikrai aš sutikau daug žmonių, daug moterų, kurios visgi arba visiškai niekam nesako, arba labai siauram žmonių ratui. Ir aš nesmerkiu tų žmonių, kiekvieno yra savo pasirinkimas, bet pati aš rinkausi tą kelią, atvirumo kelią. Ir aš iš tikrųjų nuo pat pirmos dienos ir mano darbovietė žinojo, ir mano draugai, giminaičiai ir ne tai, kad visi sužinojo vieną dieną, bet ten savaičių ar ten kelių savaičių bėgyje, tas ratas toks prasiplėtė tų žinančių. Aš ko tik nedariau, tai aš neėjau į socialinę mediją, ta prasme aš nesiafišavau visiškai ten nepažįstamų žmonių rate, bet pažįstamų rate visi žinojo. Ir sugrįžtant prie vaikų, vaikai iš tiesų yra atskira tema. Ir čia man buvo sunkiausias momentas, kaip pasakyti vaikams, kurie yra 10, tuo metu dar 10 ir 13 metų, tokio amžiaus. Ir kaip pasakyti, kad ir pasiruoštų tam, kad gali būti nelengvi metai ir kad jie mamą gali matyti, nebūtinai pačios geriausios formos, bet to pačiu ir neišgąsdinti, kad aš jau rytoj numirsiu. Nes tas mirties toks prieskonis toje pačioje pradžioje jis yra. Ir mes turbūt savo šeimų arba giminių rate turim, ko gero, net ne po vieną, arba minimum po vieną atvejį, kada mes turim savo aplinkoje žmonių, kurie
sirgo onkologinę kažkokią ligą ir nebūtinai ją įveikė. Ir tų pavyzdžių mes tikrai girdime ir mano vaikai yra girdėję, nes yra ir senelių, ir prosenelių, ir ten tolimesnių Tai giminaičių. netgi ir kažkokio artimoje aplinkoje aš turėjau klasiokę palaidojom. Taip, kuri taip, tai iškeliavo, tai tų visko yra. atvejų yra ir ta prasme, ir ta žinia, žodis vėžys tikrai daug kam gali asocijuotis su mirtimi. Ir man buvo didžiulis iššūkis, kaip pasakyti vaikams, kad būtų tas toks balansas tarp tos realybės, bet tuo pačiu neišgąsdinti. Nes nors aš ir žinojau, kaip sakyt, jaučiau tą tokį mirties prieskonį, bet realiai giliai širdį aš žinojau, kad aš gyvensiu. Tas buvo labai stiprus įsitikinimas. Ir kaip pasakyti vaikams, tai taip, mes tarėmės su vyru, kalbėjomės, ieškojom tų formų, kaip, bet aš pirmosiom dienom dar vis tiek negalėjau pasakyti. Tada aš nusprendžiau, kad man reikia pasitarti su psichologu. Ir aš kreipiausi pagalbos, būtent tuo atveju, kaip pranešti vaikams. Ir čia aš gavau tikrai gerų patarimų, gavau tokių gerų įžvalgų, aš į tas įžvalgas atsižvelgiau, truputėlį gavau tokios literatūros dar, pasiskaičiau ir koks mano tikrai nepaslaptis, vienas iš pagrindinių patarimų buvo tai truputėlį pačiai nuraminti savo nervinę sistemą, nes jeigu kalbėsiu kažkaip neužtikrintai su vaikais ir kažkoks dar bus stiprus vidinis pačios nerimas, tai persiduos vaikams. Tai aš truputėlį stabilizavau save, apsitarėm su vyru planą, ką sakom, kaip sakom, ir vaikams buvo pranešta. Ir iš tiesų vaikai, jie nežinojo galbūt ten tokių niuansų, kaip ten, kokia stadija, kokia forma, taip toliau, bet jie žinojo, kad tai yra onkologinė liga, kad liaudyje tai vadinama vėžys, kad jų yra labai įvairių, kad tai yra išgydoma, kad aš esu gerose rankose, nes aš jau buvau perėjusi į tą kitą gydymo įstaigą ir kai aš perėjau, aš iš tiesų ir pati labai stipriai nurimau, nes aš jau vidumi pajutau, kad esu gerose rankose ir tada viskas stabilizavos ir buvo su vaikais apie tai pakalbėta. Ir tada dar kitas klausimas, tai tas suvokimas, kad iki tol dar, kol kitą įstaigą pasirinkai ir su onkologija susikalbėjai tam antram pokalbiui, tai tas apie tuos 2 mėnesius laukimo. Jeigu ir taip, žinai, dar taip, 2 mėnesius laukti. Ir paskui jau, kai susitinki, gauni atsakymą, kad brangioji, tu negali 2 mėnesių laukti, tu neturi 2 mėnesių. Ir turbūt gal man šitas momentas labai svarbu šitam pokalbėje yra, nes aš net nebejoju, kad yra žmonių, moterų ir vyrų, kurie, pasakė, žinai, nes aš pats, matai, papuoliau tokią situaciją, kur kai aš pasakiau gydymo įstaigai, kad man reikalinga antroji nuomonė, nes aš pasitariau. Ir tai yra norma. Ir kažkam tai nepatiko. Ir tada mes nuo to gavom labai didžiulį stresą, labai didžiulį tokį, stumimą, tokį smerkimą, kad kaip čia galim, kodėl jūs čia turit, privalot. Ir aš nežinau, kaip turi būti. Tai dabar aš tiesiog girdžiu tave ir tu taip užtikrintai ir nuėjai ir tai man turbūt, žinai, gal labiau čia savo toks klausimas, kaip aš būčiau daręs prie tų 2 mėnesių. Čia yra 2 pusės. Vėlgi, tu pačioje pradžioje nežinai, ar tu gali laukti tos 2 mėnesius ar negali. Ir vėlgi, ir tarsi labai norisi ir pasitikėti tais medikais, kurie tau paskyrė tą gydymą su tuo laukimu. Ir aš suprantu, kad tas laukimas, vėlgi, jis nėra šiaip sau, kad numeta už 2 mėnesių, kad yra eilės, yra tiesiog ta visa sistema ir struktūra, kur mes visi netelpam, kad būtų greičiau. Jie matyti vertino, kaip pasakyti, kad tai yra saugu laukti. Aš taip norėčiau tikėti, kad tų gydytojų, kurie sprendė tam diagnostiniam laikotarpyje mano tą tolimesnį eigą, jie matė galimybę laukti, nes nebuvo įjungta žalia šviesa ir kad kažkaip tai pradėti greičiau.
Ir aš, tarkim, turėjau ten dar vėlesniame etape, kai ten buvo, tarkim, kaip pavyzdys, spindulinė terapija, kur man ten, tarkim, 1,5 mėnesio reikėjo laukti ir taip toliau, buvo dar tokių momentų, bet vis tiek yra kitas truputėlį kontekstas. Kontekstas yra tame, kad tu pačioje pradžioje neturi progos, dar kada vyksta ta diagnostika, tu neturi progos įgauti pasitikėjimo tais daktarais, tu jų net nematai. Ten kažkokie susirinko žmonės kabinete, kažką nusprendė tau net nedalyvaujant ir tu tiesiog turi pasitikėti. Kitaip tariant, tu turi sistema pasitikėti. Ir jeigu gydytoja, kuri man pranešė visą diagnozę ir tai, kad bus tas gydymas, jeigu aš būčiau turėjus, galbūt, nežinau, daugiau sąlyčio taškų su ja, jeigu jinai būtų atsakiusi mano visus klausimus ir galbūt aš būčiau įgijusi pasitikėjimą ir galbūt aš būčiau patikėjusi, kad aš galiu laukti tos 2 mėnesius. Bet kadangi aš neįgijau pasitikėjimo, aš negavau atsakymų, kurie man rūpėjo, ir plus tas labai stiprus vidinis balsas. Ir aš čia tikrai noriu visus raginti, kad nenurašyti savo to vidinio balso, jis yra labai stiprus. Ir jis iš tiesų, jis yra galingas. Ir aš kažkaip tikiu tuo vidiniu balsu. Ir ta nuojauta man buvo ne dėl to, kad iš karto eit keisti, ar gydytoją, ar ten gydymo įstaigą ir taip toliau, o kad tiesiog gerai, aš turiu stiprų vidinį balsą, kuris sako kažkas čia negerai. Tada aš tiesiog racionaliai jungiu protą ir galvoju, tu turi problemą, tu turi kažkokį iššūkį, tu turi kažkaip tai, priimti sprendimą. Ir ką daryti, nes mūsų medikai, ypač onkologijoje, tikrai yra, kaip pasakyti, tikrai aukšto lygio. Yra tikrai daugybė medikų sutikau eigoj labai aukštos kompetencijos, kiek mano leidžia, kiek aš galiu vertinti, ar ne. Bet tie medikai, kad ir kokie jie bebūtų aukštų kompetencijų, jie dirba sistemoje. Ir toje sistemoje, ne viskas yra tobula. Ir tu tiesiog negali atsiduoti taip laisvai. Tu visą laiką turi pats mąstyti, ką tau pasakė, ką tu išgirdai, kas su tavim vyksta, tu turi gilintis į save. Ir dar, žinai, visoje šitoje istorijoje tu esi gavęs diagnozę ir tada slysta iš po kojų, tada emocijos, tada vaikai, vyras ir ten nežinia, ar gyvensiu ir šalia dar to turi visą tai daryti. Ir tu turi tada šalia turi įjungti racionalų protą ir mąstyti, kaip toliau judėti. Tai čia iš tiesų ir yra tas, kad labai svarbu yra artimieji, nes tikrai aš, tokį ir pati mačiau, jau jutau, kad reikia kažką daryti. Ir vyras, ir ta pati mano mama, aš gavau ir iš šono tokį pastiprinimą, kad žiūrėk, gal čia nieko ir blogo, bet pasiklauskime antro gydytojo nuomonės. Ir aš iš tikrųjų labai norėčiau skatinti žmonės nebijoti klausti antros nuomonės, nebūtinai keisti, bet tiesiog antros nuomonės. Ir nebūtinai, tu sakai, Ignai, tavo patirtyje buvo tas atvejis, kada buvo neigiamas požiūris, kad Net jis ne tik neigiamas buvo, jisai buvo toksai, kad jeigu jūs eisi, toks kaip grasinimas, žinai, jeigu jūs eisi daryti, tai tada čia mes tai padarysim. O aš nežinau, kaip turi būti, kaip gali būti, ar aš čia galiu pasakyti, kad ne, ar aš čia galiu tos antros nuomonės. Tu taip ateini kaip koks 3 metų vaikas pas mamą, ar pas tėtį, ar pas močiutę ir klausi, žinai, ar aš galiu ledinukų, ar tau sako, ne. Ir tu, žinai, neturėjai patirties. Tai čia tokia tikrai labai liūdna istorija, bet tikrai yra tų istorijų, kur daktarai, visgi kažkaip tai vis labiau, man atrodo, priima tą kaip normą, kad yra normalu, kad pacientas ieško antros nuomonės. Nors tikiu, kad tikrai ne visur, bet tas yra. Ir aš pati irgi, kadangi dabar jau dalyvavau, kaip sakyti, savo tame gydymo etape per ne vieną gydymo įstaigą ir aš mačiau, kaip reaguoja, kai aš, pavyzdžiui, pasidarau tyrimus vienoje gydymo įstaigoje, atvažiuoju su tais tyrimais į kitą gydymo įstaigą ir taip toliau, tai
Vienur mačiau kažkokį šypsnį tokį per ūsą, kitur galbūt antakį pakeltą, kitur kaip tik tokį sveikintiną dalyką. Bet mano atveju aš nesusidūriau su labai kažkokia skeptiška nuomonė, kad kodėl tu čia per tas ugdymo įstaigas. Tai galbūt taip apibendrinant būtent šitą tokį momentą, ar ne, kad mes turime teisę. Čia yra žmogaus, paciento teisė ir nebijoti, nereikia ten durim trankyti ar ten išeiti su pykčiais ir taip toliau, ką gali žinoti, galbūt tau teks sugrįžti, bet padoriai bendraujant pasakyti, kad aš noriu antros nuomonės, tai yra visiškai normalu ir tai yra mūsų teisė. Jo, tai, mūsų atveju aš labai pagarbiai ten bendravau ir viskas ten, žodžiu, galutinė variantė gerai baigėsi. Tai dabar grįžtam prie onkologijos. Atrandi žmogų, sako, tu neturi 2 mėnesių, priėmė sprendimą, ten tą daryti kelionės momentą. Kas toliau? Tai tada prasideda gydymas. Visų pirma, pirminė konsultacija su mano gydytoja, kuri yra onkologė, chemoterapeutė, nes tai yra ir po diagnostikos, kai gydytojų komisija nusprendžia, koks bus gydymas, ar ne, tai mano atveju buvo parinktas pagal protokolus ten visus, kad gydymas bus pirmiausia chemoterapinis ir kad tas pirmasis žmogus gydymo etape tai turi būti onkologas chemoterapeutas. Vėliau ten buvo jau onkologas chirurgas, vėliau onkologas radiologas, ar ne, bet tas pirmasis tai yra chemoterapeutas. Tai va, ta gydytoja, kurios antros nuomonės aš ir išklausiau, jinai ir yra chemoterapeutė ir aš pas ją ir pradėjau tą visą gydymą. Tai manęs laukė, tuo metu laukė tas visas gydymas, vėlgi, tai kas jau buvo mano atveju, man jau taip, kaip aš įsivaizdavau, taip, kaip aš ir norėjau, kad aš ateinu pas gydytoją ir aš ateinu su klausimų sąrašu ir aš pas ją būnu tol, kol aš gaunu visus atsakymus. Ir aš labai labai džiaugiuosi, kad mūsų visoje tokioj toj sistemoje netobuloj, kur tikrai yra daug labai gerų žmonių, ką ir minėjau, noriu vis pasikartoti, bet yra tų sisteminių spąstų, bet va čia prasidėjo ta kelionė, kai aš pakliuvau pas tą gydytoją, kur aš gavau visus atsakymus. Ir netgi dar daugiau, tai dar ir gydytoja mokino mane vėlgi tam tikrų ir mitybos įpročių, ir sveikatinimosi. Ir iš tiesų per porą konsultacijų jau aš pajutau vidumi, kad aš šituo žmogum pasitikiu. Ir iš tiesų, kai buvo jau paskutinis mano susitikimas su gydytoja prieš išeinant jau tokį sveikąjį etapą, aš su gydytoja apie tai kalbėjausi, kad kaip svarbu yra visgi pasitikėti gydytoju, nes tada įneša tau tą visą ramybę, tu gauni atsakymus ir tu esi ramus ir aš žinau, kad gydytoja irgi skatina tą santykį tarp gydytojo ir paciento. Aš žinau, kad yra žiauriai sunku, nes gydytojai turi tokius pacientų kiekius, aš pati matydavau koridoriuose, kai ateini, kokios yra eilės. Ir kaip jie perdirba, ir kaip jie turi daugybę virškrūvio ir taip toliau. Ir ateina žmonių visokiausių, bet kažkokiu tuo būdu labai yra didelis sėkmės faktorius gydymo procese, kai sutampa kažkoks paciento ir gydytojo tas matymas, lūkesčiai, užsimezga ryšys. Ir tada gydytojui lengviau yra pasitikėti, nes kai jis, sudiktuoja sąrašą veiksmų, ką tu turi daryti, kad tau būtų lengviau ištverti chemoterapijos kursą. Ir tada tu žinai, kad tas pacientas darys tą, o kai jisai nėra ryšio ir taip toliau, nepasitikė, nedaro, tada ir tam gydytojui rankos vyra, Tai va čia tas ryšys, tai aš labai džiaugiuosi, kad man pavyko tą ryšį su gydytoja užmegzti ir mes taip bendrom jėgom keliavom. Ir vis tiek turbūt irgi iš to imunitetas labai svarbu, kaip jisai atlaikys, kaip atsistatys, ten vyksta chemoterapija, tada po jos ten dažniausiai žmonės neturi jėgų ir ten, visas procesas, kuris vyksta. Kaip tau jisai vyko,
Ir paminėjai keletą faktorių ir sveikatingumą, paminėjai ir kažkokius gyvenimo įpročius, ką gydytojai ir darė. Tai gal gali šiek tiek praplėsti tą dalį, kaip tu pati jautėsi ir ką tu darei, kad jaustumės geriau. Čia turbūt apskritai apie chemoterapijos gydymo etapą galima visą atskirą skyrių, gal net ir visą knygą parašyti. Ir ko gero tai yra toks ir visuomenėje galbūt toks labiausiai asociatyvus dalykas su vėžiu, ar ne? Vat, kai mes sakom, vėžys, iš karto, chemoterapija. Tai aš iš tiesų džiaugiuosi, kad gydytoja chemoterapeutė mano yra holistinio požiūrio ir mes tikrai kalbėjomės daug ne tik apie tai, kad čia yra tokie vaistai ir čia juos reikia susileisti, susilašinti ir viskas. Tai iš tiesų, kaip, mes visi žinom, ar ne, kad chemoterapija turi labai daug šalutinių poveikių. Kitaip yra neįmanoma. Nepaisant to, kad tie vaistai, jie laikui bėgant, jie tobulėja, jie gerėja, tų šalutinių poveikių, jie netokie galbūt ryškus yra. Žinoma, jie kiekvienam žmogui skirtingai pasireiškia, priklauso ten ir nuo amžiaus, ir nuo papildomų lėtinių ligų, nuo to paties imuniteto, nuo visokiausių kitų vidinių savybių, nuo daug ko priklauso, bet ko aš džiaugiuosi savo atveju, tai visų pirma, pradedant nuo to, kad gydytoja, chemoterapeutė, vėlgi jis sureguliuoja dozes. Tai vėlgi čia yra labai svarbu kompetencijos gydytojo, patirtis ir taip toliau, kad po to stebėsena visų kraujo rodiklių ir taip toliau, tokie medicininiai, medikamentiniai momentai, ką reikia sustiguoti, apskaičiuoti ir taip toliau, ko man jau pačiai yra tas tikrai sudėtinga, čia yra jau gydytojo atsakomybėje. Kitas momentas, kaip palengvinti šalutinius poveikius, nes kaip žinia, chemoterapija naikina ne tik blogasias tas vėžinės ląsteles, bet viską. Ne, ir gerasias ląsteles, ir sodina visą imunitetą ir taip toliau. Tai aš iš tiesų šiek tiek ruošiausi jau prieš pirmąjį chemoterapijos kursą ir po to visą tai, kaip aš ruošiausi, aš tai galėsiu paminėti, ką aš konkrečiai dariau. Aš visą tai ir tęsiau ir chemoterapijos metu, ir dar po chemijos, nes realiai, nuo pusmečio, netgi kai kam ir daugiau, toks laiko tarpas yra po paskutinio chemoterapijos kurso, dar reikia apie nemažą laiko tarpą, kol organizmas visgi išsivalo, atsistato ir taip toliau. Tai yra iš tiesų tokie tam tikri bendrieji sveikatinimosi dalykai, kas tinka bet kam. Kaip miegas, miego režimas, tas visas apskritai poilsio darbo režimas, ar ne, sveika mityba. Aš dar galėsiu truputėlį sugrįžti, ką aš turiu galvoje apie žodį sveika mityba, nes mes turbūt labai skirtingai visi įsivaizduojame, kas tai yra. Tai fizinis aktyvumas, tada visokie psichiką raminantys terapiniai momentai, kaip aš sakau, tokie įsižeminimai, kaip elementariai pavaikščiojimas basomis, maudynės ežere ten ar jūroje ar upėje, žolės pajautimas, gamtos, pabuvimas miške, bet lygiai taip pat kaip ir kvėpavimo praktikos, kažkokie tai relaksaciniai momentai, tokie iš psichologinės pusės. Ir tada tikrai labai svarbus yra, kaip sau padėti, savo tiksliau fiziniam kūnui, organizmui padėti, kuom aš galiu papildyti iš išorės, nes iš tiesų yra tas, kad chemija ar net jinai sunaikina ir visokius mikroelementus, ir vitaminus, ir, žodžiu, daug ką, ar ne? Ir neįmanoma yra tiek suvalgyti kažko tai, nes ir tas apetitas būna truputėlį kitoks chemoterapijos metu ir taip toliau. Tai čia man į pagalbą atėjo gydytoja su tam tikrais maisto papildais. Ir čia aš norėčiau tikrai taip labai
atvirai pasakyti, kad tai yra džiunglės, aš taip galėčiau pavadinti. Susigaudyti maisto papildų pasaulyje yra didžiulės džiunglės ir kur ten pasukti, tai yra tikrai sudėtinga, tai jeigu kažkam tektų ar ne, tai tikrai labai rekomenduočiau visgi turėti šalia žmogų, kuris truputėlį, išmano galbūt daugiau negu vien plikai pasiskaičius internete. Tai nors ir internete tikrai mes galime rasti daugybę informacijos ir pakankamai tikslios, bet kad galėtumėm pritaikyti tam tikrus maisto papildus konkrečiai mano individualioje situacijoje, tai aš tikrai labai rekomenduočiau arba tarti su gydytoju, ar su kažkokiu kitu terapeutu, ar žmogumi, kuris jau turi kažkokią patirtį, ar ne, yra specialistas tame. Tai vėlgi, tai kas atsirado mano gyvenime kaip labai reguliarus dalykas, tai yra žuvų taukai, omega 3. Nesakau, kad aš jų nevartojau anksčiau, aš juos vartodavau, bet tai būdavo galbūt epizodiškai, pavartoju ten, nežinau, kokį ten mėnesį ar ten 2, gal pusę metų kažkokį laiko tarpą, kažkokią po to pertrauką, po to vėl pavartoju. Ir vėlgi, tai čia mes su gydytoja visgi turėjome, sakyčiau, gal tokią net atskirą paskaitą dviese apie tai, kaip vartoti, ką vartoti ir taip toliau. Bet žinoma, be žuvų taukų tai buvo ir daugiau, kalbant apie papildus, tai ir vitaminai, tarkim, kaip vitaminas D, vitaminas C, ko reikia, kad tas organizmas turėtų tų resursų, beta-gliukanai, skaidulos žarnynui, nes turbūt vėlgi nebėra jų paslaptis, kad imunitetas žarnyne ar neslypi. Tai va tokia visa puokštė, aš taip sakau, maisto papildų, bet realiai tai yra tos medžiagos, kurios buvo reikalingos mano organizmui dėl kelių priežasčių. Viena iš tų priežasčių yra, kad apskritai mažinti uždegiminius procesus, nes onkologija tai ir yra, kad reiškia organizme jau vyksta uždegimai. O kadangi pas mane buvo ir metastazių, tai reiškia, kad jau net nebe tai, kad vienoje vietoje, o kad jau yra tie uždegimai ar ne kažkur tai jau plintantis, ir kad apskritai, galima sakyti, bendraja prasme, organizmas yra toks uždegiminis procesas, ar ne, visame kame. Tai tam tikrų medžiagų, tokių kaip, ką ir minėjau, ar ne, omega 3, ir vėlgi čia būtinai yra, kas man buvo nauja, didžiulis atradimas, omega 3 ne šiaip sau, o būtent su polifenoliais, nes tai mažina labiau ir uždegiminius procesus, ir pasisavinimo omega 3 ir taip toliau. Ir vėlgi yra atskiras mokslas ir ne tik tai mano gydytoja apie tai man pasakojo, mes kalbėjomės, bet aš ir nemažai po to radau paskaitų tiek online, tiek važiavau jau net ir pas mokslininkus į paskaitas iš medicinos universiteto, kur dėsto apie tai, kaip omega 3 veikia mūsų ląstelę, kaip ją atidaro, nes mes, jeigu ląstelė ar ne yra uždaryta, tai mes ten galim krauti, kiek tik nori gerųjų medžiagų, bet jinai tiesiog atsimušinės ir nepasisavins. Tai iš tikrųjų šitai temai buvo nemažai laiko skirta ir mes iš tikrųjų, jeigu taip atvirai, abudu su vyru į tai pasinėrėm, ieškotis informacijos, gilintis ir taip toliau, nes man atrodė, kad čia yra ta vieta, kur gydytojas negali jokiais įrankiais įlysti į mane, atidaryti tą ląstelę ir ten sulašinti tų gydomųjų vaistų, ar ne, nes iš pradžių chemoterapija, kuri naikina, o po to yra biologinė terapija, kuri gydo, negali to padaryti. Ir plus dar tu, kaip paminėjai, kad yra susitarimas ir tas toksai bendradarbiavimas su gydytoju, Taip. kurisai, jeigu yra santykis, tai jisai žino, kad tu darysi, nes iš to, ką aš per 20 metų savo praktikos treniruodamas žmonės, rūpindamasis jų gerą savijautą, pamačiau, žmonės nepadaro. Ir tai jau čia, žinai, čia yra tavo reikalas, galų gale tavo diagnozė, tavo reikalas, ką tu darysi. Tai gydytojas gali ateiti ir pasakyti ten
auksą, fondą sudėti, viskas, padarysi, bus gerai. Taip. Ir tada, oi aš tingiu, oi aš nenoriu, aš nežinau, čia man ne taip, ne naip. Tai va, tu esi va tas pavyzdys, va šitos visos situacijos suvaldymo pavyzdys, tu ir tavo gydytoja, kad vat kaip turėtų atrodyti, žinai, tobulai idealu. Žinai, man tobulą sakyti yra gal drąsu. Turbūt iki to tobulumo galbūt tikrai yra dar kur tobulėti, bet ką aš tikrai dariau, tai aš rodžiau pati iniciatyvą. Aš jaučiau atsakomybę už savo organizmą ir kai tik aš pajutau, kad mano gydytoja turi holistinį požiūrį, kad jinai truputėlį gali man duoti daugiau, negu yra numatyta, nežinau, ten kažkokiam protokolė, ar ne? Ir aš tada, čiupau, kaip sakyta, jautį už ragų, rodžiau iniciatyvą, uždavinėjau klausimus, prašiausi papildomų konsultacijų ir tada gydytoja pajutusi, kad aš čia, kad man įdomu. Ir nes jai irgi, kaip pasakyti, negaliu taip drąsiai 100% teikti, bet aš taip bandau įsivaizduoti, kad gydytojas, kuris papildomai renkasi informacijos iš įvairiausių šaltinių, daro savo ar ne tam tikrus pranešimus, renka tą visą informaciją, tai jisai tikrai su savo pacientus nori dalintis. Ir kai atsiranda pacientas, kuriam tai įdomu, kuris kažko klausinėja, taip toliau, tai tada ta tokia simbiozė atsiranda ir tada jau mes betarpiškai, jau kitą kartą būna, kad aš kažko net ir nežinau, galbūt ko paklausti ir jinai jau man sako, žiūrėk, čia reikėtų kažkaip taip, ar ne? Tai ir kitas dalykas, vėlgi, ir jinai jautėsi drąsiau man galbūt pasiūlyti tam tikrą alternatyvą, žinodama, kad aš tą priimsiu. Ir taip toliau, kaip pavyzdys, ten tarkim, po spindulinės terapijos yra tam tikri pokyčiai odoje. Aš klausiu, pavyzdžiui, gydytojas, ar ne, kaip aš galėčiau palengvinti tą odos būklę, tai aš žinau iš tam tikrų, kaip pasakyti, pirminių šaltinių, nes kai tu eini į tą procedūrą, tu gauni tą tokią oficialią, ar ne, ką reikia padaryti, bet tu matai, kad tai yra, tam tikri produktai, kurie galbūt, nėra iki galo 100% natūralūs ir taip toliau. Ir aš tada, tarkim, klausiu gydytoją, sakau, savo gydytoją, o ką jūs man patartumėt, kaip? Ir gydytoja iš karto žino, kad ji man gali parekomenduoti kokį nors natūralų aliejų, o ne chemijos pramonės būdu pagamintą kokį nors kremą, kur tas kremas galbūt jisai turi poveikį ir taip toliau, galbūt jisai po 2 patepimų nepadarys ten tikrai kažkokios žalos, bet jeigu mes einam sveikimo keliu, tai stengiamės eliminuoti kiek įmanoma to, kas yra ne gamtos duota. Ir tada aš jaučiu, kaip gydytoja man sako, tu gal tą aliejuką, va čia gal galima va tokią aliejų ir taip toliau, arba kažkokia kitokia ten tinktūra ir taip toliau. Tai čia jokių būdų nereikėtų suprasti, kad aš vėžį gydžiaus aliejais ar kažkas tai tokio. Čia ne apie tai. Čia apie tai, kaip kažkokius standartinio klasikinio gydymo šalutinius poveikius galima palengvinti papildomais, alternatyviais kažkokiais tai būdais, ar ne? Jo, kad tas atsistatymas būtų geresnis, sveikesnis, nes galima viską labai ten, tais tokiais kraštutiniais atvejais kenkiant savo sveikatą. Jau ir taip jau yra ta sveikata tokia paklaustukų ir dar ant viršaus. Jo, tai jeigu gali, tada tiesiog papasakok dar apie tai, nes kai dalinaisi, kad buvo ir fizinis aktyvumas tavo, žinai, vienas iš tų tokių svarbių momentų ir dar paminėjai apie tą mitybos kažkokį pokytį, sakei, praplėsi, ką tu turėjai omeny. Tai gal pradėsiu nuo mitybos šiek tiek. Visų pirma, turbūt svarbu pabrėžti, kad ta mityba nepasikeitė kardinaliai 100%. Ji ir nebuvo labai išbalansuota ir anksčiau. Bet kas tikrai atsirado, koks pokytis po mano konsultacijų ar ne su gydytoja, tai dingo iš raciono visokie rafinuoti dalykai, kaip
jo galbūt ir nebuvo labai stipriai piknaudžiaujama, bet kažkiek vis tiek būdavo. Tai tarkim, ten saulėgrąžų aliejus, kuris ten gal nebūtinai pirmo spaudimo, rafinuotas, pakaitintas, ar net ten prafiltruotas, pravalytas. Tai čia kaip pavyzdys, ar ne? Tai kad iš tikrųjų didžiulis dėmesys atsirado aliejams. Natūraliems, pirmo spaudimo, nerafinuotiems. Tikrai labai ateidžiai skaitau etiketes, tiesiog žiūriu, kas yra parašyta, kas gamintojas ir taip toliau. Tai su aliejais galbūt dar verta paminėti tai, kad vėlgi tai yra tam tikrai ir mūsų omegų šaltiniai ir ne tik ten omegos 3, ar ne, bet ir omega 6, omega 9. Ir iš tiesų, jeigu kas nors nesusidūrė dar, bet tai vat kviečiu pasidomėti tokiu rodikliu kaip omega 6 ir omega 3 balansu. Ir tas yra visgi labai svarbu, nes mes apie omega 3 turbūt esam daugelis girdėję, tikrai mes turime rinkoje įvairiausių žuvų taukų ir ta sklaida apie omega 3 tikrai jau ilgą laiką vyksta, ar ne, kiek yra daug naudingų dalykų iš omegos 3. Ir iš tiesų, ypač onkologiniams ligoniams, tą omega 3 susižiūrėti yra labai labai svarbu. Bet kas yra dar svarbiau, tai būtent tas balansas tarp omegos 3 ir omegos 6, todėl kad jeigu mes turime omega 6 perteklių, tai omegos 3 mes galime krauti kiek mes norim, tiesiog organizmas negebės pasisavinti. Nesu aš mokslininkė arba medikė, tai galbūt čia kažkaip ir nesiplėsiu, bet paprastam tokiam vartotojui aš tikrai susipažinau pakankamai giliai ir ten, bet, kaip pasakyti, susipažinau išsamei ir giliai, bet kviesčiau galbūt, žmonės ne tik tai kažkaip aklai manimi pasitikėti, bet ir patiems pasigilinti, pasižiūrėti, pasiieškoti informacijos arba specialistų, arba žmonių, kurie apie tai, daugiau išmano, tada galėtų galbūt dar ten, 2 valandų pokalbį turėti apie tai, kaip ten viskas veikia. Bet taip apibendrinant, ar ne, kas yra labai svarbu, tai kad mes turime susimažinti omega 6, kad galėtų ir pasididinti omega 3, kad tas balansas, ar ne, išsibalansuotų. Galbūt kaip pavyzdį, aš nežinau, kiek čia bus aktualu šitame pokalbė, bet aš paminėsiu, nežinau, jeigu neaktualu, tai galės žmonės nesiklausyti. Tai tarkime, taip jau yra, kad maždaug norma yra santykis omega 6 ir omega 3 3:1. Reiškia, kai omega 6 yra 3, ar ne, omega 3 yra vienetas. Tai aš savo gydymo pradžioje, parekomenduota gydytojos, pasidariau tą balanso testą, kad turėčiau kaip atspirtį ir bendrą tokį įsivaizdavimą, kokioj uždegiminiai situacijoje yra mano organizmas. Ir aš aišku tai nustebau, mano gydytoja nenustebo, nes ji supranta, kad onkologinių ligonių organizmuose vyksta stiprus uždegimai ir kad tie skaičiai ten yra stipriai išsibalansavę. Tai pas mane vietoj to, kad būtų 3:1, tai buvo 22:1. Tai tas skaičiukas, žinau, kad yra dar didesnių, kad žmonės pasiekia aukštesnius. Aš turėjau aukštesnį, ženkliai aukštesnį, pirmąjį. Tai vyksta tie uždegiminiai procesai žmonėse, nebūtinai tik onkologiniams ligoniams ar ne ir taip toliau, bet mano gydytoja iš tiesų truputėlį netgi, kaip pasakyti, nenustebo, bet tas skaičiukas ją suneramino. Iš tikrųjų, ir tada mes pasitarėm, kad visgi omega 3 reikia stipriai pakelti, įdėti daug pastangų, kad pakelti, bet tuo pačiu ir su mityba mušti omega 6. Tai reiškia, iš raciono turi išeiti, kaip ir minėjau, visokie nerafinuoti aliejai,
kurių mes visgi turime labai daug perdirbtame maiste. Tai visokių pusfabrikačių, perdirbtų dešrų, kumpių, neaiškios ten kilmės rūkymo ir taip toliau, visa tai turi būti išimta iš raciono. Kažkokie kepiniai, kur nelabai iki galo žinai, kokia yra sudėtis, ar ne, kur mes turime perdirbtus ten visokius palmių aliejus ir taip toliau. Tai vat šitie, va čia turi viskas dingti, nes tai yra omega 6 šaltinis ir mes su tokia mityba perteklių savo organizme užsikuriam. Nes omega 6 šiek tiek mūsų organizmo reikia, tiesiog imunitetui palaikyti ir taip toliau, mums reikia tų visų rūgščių, bet visa tai turi būti balanse. Tai vat, tada natūraliai, galbūt ne tiek stipriai žvelgiant į omega 3 pakelimą, bet apskritai bendrą geros savijautos tokį skatinimą, tai iki minimumo buvo sumažinti kvietiniai miltai, cukrus. Tikrai šiai dienai mes turime puikių alternatyvų savo mityboje, tai visą tai galima rasti, kuom pakeisti. Tai tokia galbūt iš mitybos, tai kaip ir sakau, aliejai, bet turiu galvoje, noriu tikrai pabrėžti, kad visiems būtų aišku, ar ne, kad ne šiaip sau tas aliejus, kurį aš pilu į keptuvę arba užsipilu ant salotų, bet aš į aliejus žiūriu tą bendrąją prasme, kad nebūtų kažkokio netinkamo mano sveikatai aliejus, bet kuriame kitame produkte. Nežinau, aš galbūt nusipirksiu sausainį iš parduotuvės, kurio sudėtyje bus kažkoks ten, nežinau, margarinas, aliejus, tas perdirbtas ar ne, kaitintas ir taip toliau. Tai tiesiog, kai tu galvoji apie aliejų plačiaja prasme, tai tada iš raciono dingsta labai daug produktų. Jo, ir vat iš to, ką pasakoju, tai didžioji dalis žmonių to nepavyksta padaryti, nes jiem, žinai, tai yra skanu, dabar čia man yra tokia vat bloga situacija, kažkaip reikia save pakomfortinti, tai kažkoks tas maistas turi būti taip fainai, taip gera, o čia dabar, žinai, man reikia save priboti ir dar. Nu, tai žmonės nesiryžta, tai man, vat, žinai, tavo ir tavo vyro užsispyrimas, vat, gilintis, domėtis, jisai mane stebina, jau mes kelintą kartą kalbam apie tai labai, labai pagarba didžiulė ir tikrai puikus pavyzdys. Ir dar tada, ko nepaminėjai, tai apie sportą. Tu man minėjai, kad sportavai ir darėjai ir specifinius pratimus ir kad pats sportas iš esmės tau labai, labai daug padėjo. Nes kai aš žinau, kad prie tokių atvejų žmonės iš vis net neturi jėgų, nepasivelka, nenori daryti ir kad netgi ir galbūt ir būtų nauda jiem, bet jie negali tiesiog. O kaip tu galėjai? Visų pirma, turbūt svarbu paminėti, kad visgi nuo kiekvieno žmogaus individualiai priklauso, bet tikrai save galima šiek tiek stumtelti, gal mažiau gailėti, nes po to duoda tikrai grįžtamą ryšį, tą grįžtamąją naudą tas sportavimas. Bet kas telpa į žodį sportavimas? Tai gali būti minimalus judėjimas, bet bent jau kažkiek, kiek tu gali tuo metu. Iki susirgimo iš tiesų aš šiek tiek sportavau, mėgėjiškai, jėgos treniruotės, tempimo pratimai. Ir šiaip galbūt tas gyvenimas nėra labai sėslus, yra ir vaikščiojimo, karts nuo karto kažkokio dviračio paminimas ir taip toliau. Bet susirgus, iš tiesų aš rinkausi dar papildomą informacijos tiek iš savo gydytojos, tiek iš kitų kineziterapeutų, kurie specializuojasi, tarkime, ir darbė su onkologiniais ligoniais. Tai tikrai, susidėlioju savo tokią dėlionę, kad visgi to judesio reikia ir po to laikui bėgant aš pati tą labai pajutau savo kūnu. Turbūt vienas iš tokių įdomesnių gal dalykų, kad chemoterapijos metu aš visgi nenutraukiau jokio savo sporto, kas buvo pagal mano dienotvarkę, pagal mano rutiną. Tai aš visą tai ir darydavau, net jeigu tai būdavo ir ta pati diena kaip chemoterapijos kursas. Man, aišku, buvo, kaip pasakyti, gerai gal tame, kad čia toksai visas toks ciklas yra.
aš neturėjau didelių pykinimų, neturėjau vėmimų ir tarsi tų jėgų turėjau daugiau išjudinti save į kažkokį sportą. Bet net ir tada, kada jėgų šiek tiek mažiau, tu išeini pasportuoti ir tu grįžti ir jau visai kitas yra jėgų antplūdis ir tada atsiranda ta visa energija ir užsikuri. Ir va čia tas va toks, va, kad nepasiduoti tam tokiam, kad va, gal aš šiandien neturiu jėgų ir savęs pagailėti, bet va, padaryti. Bet čia reikia suprasti, kad aš nekalbu apie kažkokį profesionalų sportą, aš nekalbu apie darymą per negaliu ir taip toliau. Tas gal toks pirmas savęs išnešimas yra toksai, kad gal nelabai galiu, bet pirmas žingsniukas. Bet vėliau tai darai tiek, kiek tu gali. Gal šiandien negaliu padaryti, nežinau, kažkokių 10 rankų mostų, bet aš gal galėsiu 5 padaryti ir to užteks, kad jau būtų tam tikra energija. Tai aišku, šiai dienai po operacijos, po mastektomijos yra šalinti limfmazgiai, tai yra tam tikri riboti judesiai vienos rankos. Jau čia yra darbas ir su kineziterapeutais, yra ir specializuotos mankštos, limfodrenažiniai visi momentai, kad nesutriktų limfos tekėjimas. Tai tų pratimų iš tiesų pasiūla jų yra didelė, įvairovė yra tikrai nemaža, specialistų irgi yra. Tai pasimokiau, kaip ką daryti, ir skiriu tam dėmesio. Tai šiai dienai pas mane toksai gal labiau yra atsistatymo laikotarpis, toks reabilitacinis etapas. Tai yra privalomas jėgos treniruotės. Čia turbūt ir pats Ignai žinai, kad apskritai mums su amžiumi priešingai negu aš pati galvodavau jaunystėje, ar ne, kad čia tik jauni sportuoja jėgos treniruotės, o jau ten vyresniems nebereikia. Iš tikrųjų tai praktiškai yra priešingai, kuo vyresnis amžius, tuo tų jėgos treniruočių yra poreikis didesnis. Taigi prie onkologinių ligonių tarpe, prie onkologinių ligų lygiai tas pats. Iš tikrųjų yra ir mokslo įrodyta, internete yra ir mūsų Lietuvos universitetų straipsnių tikrai galima rasti apie tai, kas vyksta organizme po jėgos treniruotės ir kaip tai gali padėti mūsų ląstelėms. Tai jėgos treniruotės, be abejo, man yra reikalingi tempimo pratimai, kad viršutinė kūno dalis būtų tampresnė, lankstesnė ir taip toliau. Mobilesnė irgi. Mobilesnė, taip. Kardio treniruotės tik dabar po truputėlį gali atsirasti. Iš tiesų, tam tokiam aktyviajam gydymo etape ir gydytojai nerekomendavo, bet aš turėjau čia vieną tokį kitą pabandymą, tai tikrai jutau pati ant savęs, kad visgi tai yra per sudėtinga. Bet jeigu tu negali bėgti ar šokinėti, tai nereiškia, kad negali ramiai vaikščioti. Tai žodžiu, toksai, kad tas judėjimas bendraja prasme, ar tai bus vaikščiojimas, ar tai bėgiojimas vėlesniame etape, ar tai kažkokie dviratis, ar mankštos, ar treniruotės, tai jos yra būtinos. Ir aš ką jaučiu pati ant savęs, kad jeigu ten kokios 2 dienos tai nieko, bet jeigu 3-4 dienos yra pertrauka, viskas, aš tiesiog stingstu. Tos pjautos vietos, jos tiesiog rambėja, traukiasi tie audiniai ir tu tiesiog, nežinau, šiai dienai negalėčiau pasakyti, ar tai yra visam gyvenimui, bet suprantu, kad tai yra ilgam ir kad tas sportas patampa tokiu palydovu nuolatiniu. Žinai, aš gal galiu pasakyti apie profesionalius sportininkus arba į kur aš papuoliau. Tai jeigu vieną kartą jau pradėjai, ištreniravai savo širdį ir jinai negaudama krūvio kaip raumuo, jisai subliūkšta. Ir paskui ten, kad ir koks be būtų krūvis, ar užlipti 3 aukštą, 5 aukštą, jeigu tu toliau nesitreniruoji, tai tampa labai dideliu iššūkiu. Bet čia yra visiems. Taip. Bet ypatingai sportininkam. Tai va tai, apie ką tu pakalbėjai, tai taip ir yra. Žinai, man klausimas toksai, bet čia man iš smalsumo, ar tai, ką tu pasakai, kad tavęs nepykino, kad ten tau nebuvo kažkokių tokių blogų savijautų, ar tai yra, kaip tu manai, kodėl tai buvo? Ar tu tiesiog tapai palaiminta, laiminga,
žinai, lucky, ar vis tik tai yra va, to tavo viso pasiruošimo ir to viso periodo, kaip tu prisižiūrėjai, kaip tu valgai, kaip tu sportavai, Taip. priežastis. Ko gero, tai yra miksas įvairių priežasčių. Kiek čia yra sėkmės tiesiog, va taip iš dangaus, tai nežinau. Bet kas įeina į tai, ar ne? Tai visų pirma yra tam tikri medikamentai, kuriuos gydytojai, tau, kaip sakyt, parūpina, ar ne? Ir šiai dienai tie medikamentai nuo pykinimo, jie yra jau kokybiškesni negu ten kažkiek dešimtmečio atgal. Tai tikrai aš tų vaistų tokių turėjau, mano gydytoja buvo tai man irgi paskyrusi. Bet aš tikrai turiu daugybę atvejų, nes vėlgi esu toje moterų bendruomenėje, kur net ir tie vaistai vis tiek nepadeda ir vis tiek tie pykinimai blogumai yra. Tai kažkiek tie vaistai mano atveju, matyt, jie turėjo to poveikio, bet kitas dalykas, tai gal dar kažkiek yra ta sudedamoji dalis mano amžius. Vėlgi, vyresnės moteris, nežinau, 60-70 metų amžiaus, galimai galbūt jau ir sunkiau pakelia visus tuos simptomus, tai kažkiek galbūt mano amžius yra dėkingo šitoje vietoje, kad ir kaip tai paradoksaliai beskambėtų. Kitas momentas, taip, yra tam tikri mitybos elementai taip pat. Vienas dalykas tai, kad tu neapkrauni savo organizmo kažkokiu šlamštu, nes jis jau turi sudėtingus vaistus perfiltruoti, ypač kepenis ar ne. Tada tu vis tiek galvoji, ką tu valgai, kaip tu valgai, ar ne, kad neapkrauti dar labiau. Tada yra tam tikri produktai, ką aš sužinojau ir iš savo gydytojos, kas gali truputėlį ten prislopinti, arba tiesiog bendraujant su kitomis moterimis, pabandai, paeksperimentuoji ir pasižiūri. Čia vienas iš pavyzdžių, tarkim, ten imbieras. Ir jeigu tu kažką suvalgai, kas turi imbiero skonio, tai truputėlį yra tas toksai slopintojas. Tai va, kitas dalykas vėlgi, kas yra visi tie blogumai, tie simptomai, pavyzdžiui, po chemoterapijos. Tai yra panašiai, kaip stipriai apsinuodija žmogus nuo kokio alkoholio. Tai yra tam tikros kabutėse pagyros, kur organizmas yra tiesiog apsinuodijęs. Tai kažkokiu būdu tu turi pravedinti tą organizmą. Tai vėlgi tas pats judėjimas, nes per judėjimą, per sportą mes aktyvinam kraujotaką. Kraujotaka aktyvesnė, greičiau išnešioja tas visas medžiagas, parakaituojam, pašalinam toksinus. Kuo greičiau pašalinsim, tuo tie visi irgi blogumai greičiau praeis. Ir tada ieškai tiesiog, kas tau dar galėtų kažkaip tą savijautą pagerinti. Tai kaip pavyzdžiui, aš tiesiog ieškojau tokių kaip dopamino šaltinių. Tarkim, išsimaudimas šaltame ežero vandenyje, įlipi, gauni tokią dopamino dozę ir tiesiog ta galva prašviesėja. Tai mes turbūt visi žinome, ar ne, kad kažkoks tai šaltis, temperatūrų pokytis, taip toliau. Tai toksai įvairus kompleksas visko po truputį ir nelauki, kol jau ateis tas pykinimas kažkoks ir taip toliau. Tu žinai, kad šiandien gavau ten tą chemoterapijos kursą, tų vaistų ir aš iš karto darau tam tikrus žingsnius. Tai iš to, ką dabar mes kalbam, tai labai panašiai tu ir viso pokalbio metu minėjai, kad tu savo pasakėjai, žinai, ir ne kartą tu tą minėjai, kad, žinai, viskas bus gerai, aš susitvarkysiu, neturiu tokio plano, žinai, išeiti, pabėgti, palikti vaikų, vyro ir taip toliau. Tai aš manau, ar tai yra didelis žmonių tas nusiteikimas, ar tai yra irgi prisidedantis faktorius? Labai sunku pamatuoti tą svarbumo kažkokį lygmenį. Mano individualiu supratimu, tai yra turbūt vienas svarbiausių elementų. Nes kai tu pats savimi patiki, tai tada tu ir darai tuos žingsnius į priekį. Tai nusiteikimas, nekartą esu minėjusi, kad mums turbūt reikia tam tikros programos savo smegenims. Tai aš tą programą tokią įsirašiau ir tai
ir ta programa mano ir mane vedė. Tai buvo mano tas vidinis varikliukas, kad aš turiu padaryti viską, kas nuo manęs priklauso, tiek, kiek aš žinau. Galbūt kiti daro dar kažko daugiau, bet tiesiog gal aš kažko nežinojau. O gal aš ir dariau ko nors, ko nereikėjo, tarkim, žalingo turbūt nieko savo nepadariau, bet tarkim, gal kažkurie momentai galėjo būti tokie, kad, sunku tą naudą apčiuopti. Bet aš pati prieš save esu rami, kad aš ką žinojau, ką girdėjau iš savo gydytojų ir taip toliau, tą aš bandžiau daryti. Bet tuo pačiu čia gal irgi svarbu pasakyti, nesinori, kad aklai žmonės ir mane, tarkim, kopijuotų, jinai ten per chemioterapiją ėjo į šaltą ežerą maudytis. Reikia visgi jausti save, žinoti, kas tinka, kas patinka, kaip kūnas reaguoja, nedaryti kažko aklai ar ne, nepasidomėjus, nepasitarus su specialistu ir taip toliau. Tai kad neprisidaryti tikrai kažkokios papildomai žalos, bet aš, ką mes tikrai jau kalbėjom, ar ne, labai klausiausi ir savo to vidinio balso ir, norėjau kažkokią treniruotę išbandyti. Išbandžiau ir po to aš analizuoju save refleksiją, kaip aš jaučiuosi, kas man čia tiko, kas netiko. Tai šitas netiko, tai gal nebedarysiu šitų kažkokių pratimų, nes jie ten buvo galbūt, jaučiau, kad gali būti nenaudingi, o šitas gal viskas gerai. Ten tas pats su mityba, ar ten su to pačiu kažkokiu ten šaltesniu vandeniu ir taip toliau. Tai truputėlį eksperimentuoji su savimi, žiūri, kas vyksta, bet to nedarai visiškai aklai. Pajutai tą vidinį balsą, truputėlį pasirankiai informacijos ir tada išsibandai. Dabar turbūt esminis klausimas, žinai, kad tai, kas vyksta jau dabar, kažkiek užsiminiai, tai gali žiūrovai suprasti, kad jau kažkas ir pasikeitė ten tavo gyvenime, bet man labai įdomus tas momentas, žinai, mes jau viską aptarėm ir ėjom žingsnis po žingsnio ir dabar, tai kur jau dabar žmogui sužinoti, kad jau jam yra gerai, kur tu jau pradėjai jausti, kad tau yra gerai, kad tau gerėja, ar tai yra taip kaip diagnozei pranešti reikia tokio, ar ir kitai diagnozei, kad tau jau viskas yra gerai, arba kad tu jau, žiūrėk, mes jau praėjom tą patį sunkiausią etapą, dabar jau tau tik tai gerėja ir dabar reikia stebėti. Kaip tada viskas vyko, jeigu gali pasidalinti? Tai vėlgi sudarytas yra planas, mano atveju buvo metų planas į priekį sudarytas ar ne, tai žinau iš tiesų, kad dažnų pacientų toksai būna metinis planas. Tai jau keliaujant link tų metų pabaigos, link to plano įgyvendinimo, kiek ten laukia kažkokių, tarkim, ten chemoterapija, operacija, reabilitacija, ten spindulinė terapija, tada dar reikia užbaigti biologinę terapiją ir jau artėjant link pabaigos tų visų ciklų, man buvo atliekami tarpiniai tyrimai, tai jau tada tos tyrimus aptariant su gydytojais, jau gavau tuos tokius pirmuosius, tokius signalus, kad atrodo lyg viskas gerai. Bet iš tikrųjų laukiam dar tokį pijų, kad priartėtumėm arčiau pabaigos ir laukiame kompiuterinės tomografijos tyrimo, kad galėtumėm taip jau užtvirtintai pasakyti, kaip aš kartais juokauju, sakau, noris to juodo ant balto, kad būtų parašyta. Tai po šito buvo atliktas tas tyrimas, po šito tyrimo mes turime pokalbį su mano gydytoja ir man buvo viskas paaiškinta, kas ten yra parašyta, o parašyta ir buvo, kad jokių pakitimų nerasta. Tai tokia tikrai džiugi žinia, aš švenčiau šitą faktą, tai tikrai buvo labai, jau aš giliai širdyje žinojau, jau buvo tas toksai užmestas kabliukas ten iš to tarpinio tyrimo, bet aš ir viduje jau jaučiau, kad yra viskas gerai, bet labai labai norėjusi dar to užtvirtinimo, tai taip aš jį gavau. Mano atveju, kadangi mano vėžio rūšis yra nehormoninis vėžys, tai reiškia, kad
man nereikia vartoti papildomų kažkokių hormonų, nes yra atvejų, kada net jei ir įvykdžius tą visą gydymą, dar vis tiek yra tokia, su tam tikrais vaistais tokia tolimesnė priežiūra, tai mano atveju užsibaigė viskas. Tarsi, man nieko nebereikia vartoti, mano tyrimų rezultatai yra švarus, kaip sakyt, bet tai nereiškia, kad tai yra visiškai galutinis taškas. Ką aš turiu galvoj? Tai manęs laukia reguliarūs pasitikrinimai ir tai yra pradžiui kas 3 mėnesius, vėliau ten kas 6 mėnesius, kas metus ir taip toliau, tai tų patikrinimų dar bus. Iš vienos pusės labai džiaugiuosi šiandienos situacija, iš kitos pusės yra tokio nerimo, kad o kaip čia vėl tie visi tyrimai po 3 mėnesių, po 6 ir taip toliau. Tai protų suvokiant ir turint tos visos informacijos, tai būtent koks pirmasis po 3 mėnesių, ko gero tikrai bus, kaip sakyti, irgi švarus tas tyrimas, nes kaip pasakyti, tas gydymo efektas jis taip staiga neišnyksta. Bet yra to nerimo, kas po pusės metų, kas po metų, ar ne? Tai čia galbūt yra mano viena kelionė, netgi keli tokie etapai yra užbaigti, bet tokį dar vieną takelį mažą aš turiu, kad reikia man dar padirbėti galbūt šiek tiek su savimi, kad aš neleisčiau tam nerimui kažkaip užaugti ir užimti didelės vietos. Tai vat, ir aišku, džiaugiuosi, kad mano stebėseną atlieka ta pati gydytoja, kuri rūpinosi mano visų gydymo etapu ir tai kažkaip galvoju, kad jeigu aš turėsiu kažkokių didesnių nerimų, galėsiu su ja pasitarti. Kita vertus, čia tikrai yra žinia visoms moteriams, kad tikrai yra net ne vienas variantas, yra įvairių variantų gauti psichologinę pagalbą. Aš, kai man reikėjo pirminiai stadijai, tikrai naudojausi tuo etapu, kai buvo tam tikros tokios truputėlį emocinės duobės irgi reikėjo pagalbos. Dabar aš jaučiuosi pakankamai tvirtai ant kojų, bet tas žinojimas, kad jeigu bus kokia nors vėl emocinė krizė, kad yra pagalba. Tai yra Pola organizacija, kuri rūpinasi onkologiniais ligoniais, tikrai labai stipriai išplėtota ir labai organizuota yra teikiama pagalba. Tai čia vienas iš būdų, bet jų yra dar kiekvienas miestas, kiekviena savivaldybė turi dar savo visokiausių variantų. Tai dabar taip ir šiame etape tokiame ir esu. O vyras, vaikai, kokia ten ta reakcija? Žinai, aš sėdžiu čia šalia, gal žiūrovui labiau jisai taip sėdi, klauso, mato ir aš išgirdau tą, išėjau švęst, aš atšvenčiau. Tai aš, kaip atšvenčiau tada, kaip vyras reagavo, kaip vaikai reagavo? Aš švenčiau ne viena ir ne tik su šeima. Aš švenčiau su artimaisiais, šeima, giminės, draugai, tai buvo suvažiavimas toks kaip giminės balius, tai tarsi buvo visi įtraukti ir norėjusi su tai žmonėmis, kurie buvo toje palaikymo kelionėje, kurie lygiai taip pat už mane irgi pergyveno, turėjo savo išgyvenimų, turėjo savo nerimų ir pasidalinti su visais, kad aš esu sveika ir pašvęskim kartu, pabūkim kartu, atžymėkim tai ir man to norėjusi. Žinau tikrai, kad visokių būna tų reakcijų moterų, kaip kas reaguoja, bet man tiesiog norėjosi gal net ne tiek patį faktą, bet apskritai gyvenimą švęsti, nes toks buvo, kad čia gal pradžioje ir buvo ne mano abejonių, bet tiesiog patys faktai rodo, kad visaip tos ligos pasibaigė, o mano nepasibaigė. Liga pasibaigė, bet gyvenimas nepasibaigė. Tai ir iš tiesų, kaip ir minėjau, kad to nerimo šiek tiek yra, kad gali atsinaujinti. Bet kita vertus, kai taip labiau į save įsigilini, tai galvoju, tai vieną kartą jau tą praėjau, tai jeigu aš tada jau praėjau, tai dabar aš turėčiau gal nebebijoti taip stipriai, nes aš jau patyrusi, ar ne? Tai čia
Taip, čia kartais gal pinasi tos emocijos, baimė, nerimas, bet tuo pačiu ir kažkoks savęs padrasinimas, kad vieną kartą įveiks ir antrą kartą. Tai vat, tai kažkaip tai turbūt va taip su tokia vat gal pozityvia gaida, kad bus kaip bus, turbūt taip. Koks bus Dievulio planas, taip ir bus, su to ir dorosimės. Tai dabar apie Dievulio planą. Tai vis tik tai, ar čia buvo jo planas kažko tave pamokyti, tau kažko išmokti, ar vis tik tai tu manai, kad buvo va, dabar jau taip praėjus visą tai, pasvaršius, tai kokia vis tik tai buvo to priežastis ir kas po to pasikeitė. Nu, nes dažnu atveju būna žmonės praeina, bet paskui viskas praėjo ir jie vėl toliau taip pat gyvena ir tada arba kartojasi, arba nesikartoja, čia neprogramuojant, bet kaip tavo atveju nutiko? Na, aš tai galvoju, kad mano atveju tai buvo Dievulio planas. Mes turbūt galim kiekvienas įsivardinti, ar čia likimas pasiuntė mums išbandymus, čia gyvenimas kažkaip taip sudėliojo, ar Dievas pasiuntė, ar ne, kiekvienas pagal savo turbūt tikėjimą ir visą tą pasaulietinį požiūrį. Turbūt didelio skirtumo, kaip mes pavadinsim, nėra, bet kad tai yra žinutė siunčiama iš aukščiau, tai faktas. Ir kad ir kaip banaliai beskambėtų, bet na, aš tą savo ligą ir tą visą kelią priėmiau kaip žinutę savo, kad reikia pokyčio, reikia kažką daryti kitaip, reikia kažkur, reiškia, man reikia paaugti, kad tai yra man dabar galimybė padaryti kažkokį augimo pokytį. Tai sakau, galbūt tai skamba banaliai, bet taip yra. Čia nieko neišvedžiosi. Tai skamba labai įkvepiančiai, nes, žinai, žmonės ten turi tų tokių frazių, lygiai taip pat kaip ir yra tam tikri dalykai, kaip, žinai, jeigu yra onkologija, tai turi va taip ir taip būti, arba ten kažkokie vaizdiniai ir panašiai. Tai žmonėm tai yra įsirėžę. Bet tai, ką tu pasakoji, tai yra labai įkvepiantis dalykas. Tai vis tik kas tada pasikeitė? Tai buvo sričių, kur pokytis įvyko labai stiprus kardinaliai, bet buvo sričių, kur galbūt tie pokyčiai buvo mažesni. Tai tikrai yra įvykę pokyčiai, tarkim, toje pačioje mityboje. Gydymo etapu jie buvo, sakyčiau, stipriai kardinalūs. Dabar galbūt tos disciplinos nėra tokios griežtos, bet tikrai nebėra sugrįžimo į tuos mitybos įpročius, kas buvo anksčiau. Tikrai per tuos metus yra susiformavę tam tikrai įgūdžiai, kur jau nebesinori grįžti prie kažko. Tai pokytis čia, tada pokytis vėlgi tame pačiame judėjimo supratime, nes tikrai jeigu anksčiau, aš taip apibendrint, čia trumpai pasakysiu, jeigu anksčiau tas sportas buvo labiau galbūt dėl kūno formų toksai, dėl išvaizdos, kad čia reikia pasportuoti, tai dabar supranti, kad realiai judėjimas yra dėl bendro mobilumo, dėl ląstelių, kurių mes galbūt taip pat kiekvienosgi negalim iššipinėti, tai visiškai manęs ten nejaudina šiai dienai ten kilogramų skaičius ant svarstyklių ir taip toliau, bet labiau tas dėmesys, fokusas yra į kitą pusę visai nuėjęs. Tai čia toks, sakyčiau, stiprus pokytis yra. Tada labai kardinalus pokytis yra mano profesinėje srityje. Tai yra pakeistas darbas. Aš beveik 20 metų dirbau vienoje srityje. Tai nereiškia, kad aš pakeičiau visiškai savo profesiją, ne, mano profesija yra ta pati, tik tai tiek, kad ta vieta, kurioje aš dirbu, tai žodžiu, pakeičiau tas aplinkybės, labai stipriai galvojau apie tai, visgi kas yra tas lėtinio streso šaltinis, kas visgi suvalgo labai daug mano energijos ir teko savo, kad ir nelengvai pripažinti, kad visgi darbas tai yra ta vieta ir tai yra tuo pačiu ir saviraiškos vieta, kas man yra labai svarbu, bet tai yra tuo pačiu ir mano visų tokių energetinių syvų suvalgytojas. Tai teko padaryti stiprų pokytį ir pakeisti darbo aplinką į tokią, kur galėčiau save realizuoti, bet tuo pačiu neišeikvoti energijos vien tik darbų ir taip toliau. Tai čia toks, sakyčiau, yra stiprus pokytis.
Šeimoje kažkokių kardinalių pokyčių neįvyko. Nežinau, gal tik tai, gal tokie stipresni, gal sakyčiau, net tarpusavio santykiai. Na, vėlgi kalbant tiek apie vyrą, tiek apie vaikus, tai nenori, mes praėję tą visą kelią, nu, kažkaip tai toks gal tas, nesakyčiau, kad mes nebuvom kaip kumštis, mes ir taip tokie pakankamai artimi ir bendraujantis ir visa kita, bet sakyčiau, gal šiai dienai galėčiau įsivardinti kaip toksai, na, stipresnis. Tas ryšys yra atsiradęs ir tokios, ir turbūt gal vėlgi tos pačios drąsos, kad tai mes kartu visi šitą peklą įveikiam, prabridom, tai turbūt, nu, esam pakankamai stiprus ir jeigu, nu, bus dar kažkas, tai mes jau tokie jaučiamės, nu, su papildomais raumenimis. Tai va čia iš tos pusės. Tai kalbant apie pokyčius, turbūt tiek dabar taip galvoju, nu, jeigu dar kažką prisiminsiu, tai va įsivardinsiu. Nu, iš to, ką tu dabar papasakai, taip norisi tiesiog paimti, ištraukti, žinai, čia mes apie banalumą kalbėjom. Irgi, žinai, ištrauki ir tada žmogus, nesvarbu vyras ar moteris, gyvena kažkaip automatiškai, automatizuotai, eina, daro ir nebesusimasto. Ir tada, dabar va tu kalbėjai apie tai, kad, žinai, kas, nu tai drastiškai pasikeitė, nu ten tada tuo metu drastiškai maistas, tada ten fizinis aktyvumas į kitą kampą, nes žiūrėti save ten į svarstyklės ir kažkokias kūno formas, jisai irgi yra, nu, stresas, didelė žala, bet irgi tai yra tiesiog automatiškas. Ir tai, kad tu identifikavai, kad, nu, gal didžiausias šaltinis yra darbas, tai kaip tada žmogui, kuris dabar žiūri šitą, galbūt jis net nėra to patyręs, yra galbūt kažkas patyręs, kažkas galbūt yra netekęs žmogaus, bet aš negaliu, žinai, pakeisti gyvenimo savo, nors klausau, girdžiu ir suprantu, kad ar aš noriu atsidurti va toj padėty, kur netgi tokių drastiškų priemonių reikia, kad tu, žinai, suklustum. Tai tu valgyk, tai tu sportuok ir iš darbo savo, kuris ten tau stresą kelia, išeik ir kažkaip kitaip gyvenk, paprasčiau, į santykius daugiau dėmesio. Ar tikrai reikia to žmonėm bizūno, aš su savo sūnum vyriausiųjų kalbu, kad jis jau netgi yra įpratęs, kad jį reikia vis stumtelt, paraginti, pasakyti ir jeigu to nepadarai, nes visur tai vyksta, ir mokykloje vyksta, ir tarp draugų, ir kažkur kitur, kuris beitų. Ir aš jį taip, nu, jis taip sukluso, pastebėjo ir sako, ne, aš taip nenoriu, eina savo kaip nefainai. Tai aš džiaugiuosi, kad jam dabar 15 jis apie tai išgirdo. Jau susimastė. Jo, tai 40, 45, 50. Tai čia yra žmonės, kurie nugyvenę tą gyvenimą ir jie niekaip neišgirsta. Kokie tavo būtų patarimai? Visgi, aišku, kas aš tokia, kad patarinėčiau čia visam pasauliui, bet tiesiog tokia mano asmeninė nuomonė, kad visgi to bizūno reikia. Daliai žmonių turbūt reikia. Ir kitas dalykas vėlgi, turbūt tiek aš pati per savo prizmę galvojant arba savo aplinkoje esantys žmonės, ką aš matau, ar ne, tai gali būti tam tikrų sričių, kur nereikia to bizūno, tame pačiame viename žmoguje. Ir jisai ten, nežinau, galbūt bus užsispyręs, ten sportuos, kažkaip tai disciplinuotai valgys ir taip toliau. Bet gal jisai kitoje srityje, tarkime, tam pačiame darbe, turės, nebus ten to bizūno jokio ir nebus to vidinio sąmoningumo ir jisai ten save išeikvos. Tarkim, tai čia viskas nuo žmogaus sąmoningumo priklauso, bet kiek mes žmogus, kurie esam linkę, klysti, nežinau, ten kažkaip tai ne visada viską teisingai daryti, kaip sako, klysti žmogiška, ar ne, tai kiek mes esame pajėgus visada kiekvienoje srityje įjungti sąmoningumą maksimaliai ir daryti kažkaip teisingai. Kitas dalykas, o kas tas teisingai, mes vėlgi galime, mes dabar su tavimi šnekame mano patirtį, ar ne, tu kažkiek daliniesi savo, gal ten pavienis kažkokiais momentais, bet ateitų čia kiti du pašnekovai, jie papasakotų savo, galbūt irgi kažkokią sėkmės istoriją, bet jie galbūt ėjo per kitus kažkokius tai sąmoningumo lygmenius.
Tai čia yra labai tas sudėtinga, bet aš vis tiek, noriu sugrįžti prie savo tokio, kad to sąmoningumo visgi reikia. Įjunkim tas smegenis, ar ne, ir galbūt mums nereikia kažkaip tai kardinaliai, radikaliai visko keisti, bet po truputį. Gal aš šiandien galiu pagalvoti apie savo mitybą, o rytoj apie sportą. Arba priešingai, gal tas darbas yra ta vieta, kur aš turėčiau pradžiai keisti ir gal ten aš tiek esu užsistresavęs, kad net ir mano ten kokia nors tvarkinga mityba gali man rezultatų neduoti, nes lėtinis stresas ten visas pastangas suryja, ar ne? Tai vėlgi po truputėlį pagalvoti, turbūt labai svarbu yra savirefleksija, apskritai pareflektuoti, o kur aš esu, kur aš norėčiau būti ir ką man dėl to reikia padaryti, kaip man tą kelią reikia nueiti. Tai tikrai yra žmonių, kurie galbūt po tą trupinėlį sąmoningumą įsijungia ir jie eina link kažkokios savo sveikesnės versijos, bet tikrai yra krūva žmonių, kuriems reikia to bizūno. Mano atveju aš manau, kad aš buvau toksai truputėlį miksas, nes tam tikro sąmoningumo aš manau, kad savyje turėjau ir net iki diagnozės aš jau buvau pradėjusi, šiek tiek dėliotis kažko tai apie tą patį maistą, kad ten vengti to ar ano. Aš jau ten buvau pradėjusi ir sveikatingumo stovyklas važiuoti, ten kažko skaitinėtis. Toks atrodė, kad jau liktai judu link to, bet šiai dieną aš galvoju, kad tai buvo viskas labai lėtai ir per daug viskas užsitempė ir užsitęsė. Tai mano liga, tai buvo tas bizūnas, kur per lėtai tu judi. Tarsi, kad greičesnio to pokyčio reikia, ta prasme, ką tu čia kažkaip, tai čia savaitę, 2 savaitės kažką padarai, po to kažkokia pertrauka. Toksai, tai mano atveju galbūt ta pradžia seklyta tokia buvo, bet reikėjo to bizūno, kuris truputėlį paspartintų viską. Ir turbūt dabar galvoju, kad gal neišsamiai atsakiau dar į tavo klausimą, tai į ką nuvedė, ar ne, visgi galiausiai, tai turbūt į savęs tokį išlaisvinimą tam tikrą prasme, nes labai daug tos refleksijos vidinės vyksta ir tada analizuoji, svarstai ir tada tu galvoji, gerai, tai tu jau turėjai tų minčių, kad reikia tą pakeisti. Kodėl nekeiti, kas tave stabdo? Ir tada realiai tik tai ligos akivaizdoje aš pradėjau svarstyti, analizuoti, tai kasgi čia mane stabdo nuo to, ką aš seniai žinojau, kad reikia daryti, bet nedariau. Tai aišku, tai randi savyje ten visokių tų knakių tokių, pabandai juos įsivardinti, pasiknaisioti, truputėlį, kaip sakyti, pasiieškoti tam tikros ir psichologinės literatūros, atsakai savo į tam tikrus klausimus. Ir tada toks, palengvėjimas ateina, toks suvokimas, supratimas. Ir tai aš, pavyzdžiui, šiai dienai jaučiuosi tokia laisvesnė ir drąsesnė visom prasmėm. Jo, labai, labai graži ta savirefleksija ir aš manau, kad žmonės tikrai dar apie tai daug ko ir nežino, kas tai yra, kad reikia su savim pasikalbėti, kaip aš jaučiuosi, reikia pasikalbėti ir su kitais apie tai, kaip aš jaučiuosi, kad kažkas manęs paklaustų. Ir jo, tas kraštutinumai, nes kraštutinumai jie tokie yra, labai tokie ryškus, bet tą, ką, ir tu nemažai kalbėjai ir kai kalbėjau apie maistą, apie papildus, apie tokius niuansus, kurie yra skirti prevencijai. Jie tavo atveju buvo skirti ten pagerinti visą tą veikimą kūno, atsistatymą, veikimą, nenuėjimą į kitų kraštutinumų, bet žmonėm reikia tų įrankių prevencijai. Tai tiesiog, žinai, tai ką tu kalbėjai. Ir vis tik priimti sprendimą, žinai, dėl darbo, dėl tos toksinės aplinkos galbūt, arba per didelio sufokusuoto to dėmesio į darbą, kur ten daug streso. Tada, žinai, mityba, jau kiek galim kalbėti apie ją. Kalbam. Bet tai yra, faktas, jis žiauriai labai svarbus. Tada ten fizinis aktyvumas.
nu, visi ten tą akcentą deda, žinai, čia kaip aš atrodau. Bet pastaruoju metu pradėjau sulaukti iš savo sportininkų, kad aš, žinai, noriu labiau būti sveikas. Ir gal tokios situacijos, atsitikimai žmonėm, nu, pradeda akis sverti. Tai aš, žinai, pirmoji eilėj, ne pirmą kartą aš apie tai kalbu, bet dėkoju tau, žinai, kad tu išdrįsi ir kad tu atėjai pakalbėti ir kad, nu, reikėjo išgyventi tą kelionę. Jinai yra, kiek čia dabar to laiko bendrai sumoj, nuo diagnozės iki va dabar mes Taip, beveik 1,5 metų. 1,5 metų. Nu tai va, kad žinai, ir išgyventi, ir jau kažkiek tai yra šiek tiek atitolę, bet vis dar čia pat, ir tada ateit pasidalinti su žmonėm ir pamenu mūsų klausimą, žinai. Ir tavo atsakymas man labai patiko, žinai, Ignai, nu bent vienas žmogus. Žinai, galų gale, gal man to reikia. Žinai, nes gal mano aplinkoje kažkas bus, bet vat kažkas klausys, išgirs, įsikvėps ir, nu gerai, gal aš tada nelauksiu, žinai. Gal aš vis tik tai, ir galbūt žmogus bus jau ten tokio ant ribos ir, nu gerai, darbas, nu gerai, maistas, nu gerai, fizinis aktyvumas, nu gerai, su galva savo irgi reikia padirbti, žinai, eiti pagalbos prašyti ne tada, kada jau, nu, blogai. Tai čia tu tokį pateiki pavyzdį, aš nesakau, kad tu kažko laukia, ar čia tau kraštutinai atsitiko, ne. Atsitiko, mes apie tai šnekam. Bet žmonės, nu, žiūriu kamerą, gal jų nereikia to laukti. Tai va, tai, žinai, ačiū tau labai už tai. Ir galbūt tada, ko norėtum palinkėti, arba kokia būtų tavo tokia paskutinė žinutė žmonėm išsinešti jau savo į gyvenimus, namo, į širdį, ką norėtum palinkėti? Tai gal dar norisi tokios įžvalgos, kad prieš tą tokį galutinį palinkėjimą, ir tu užsiminei, ar ne, apie prevenciją, ir aš prevenciją iš principo tikiu 100%. Bet tai nereiškia, kad kiekvienam 100% kiekvieną, kuris sąžiningai atliks kažkokius prevencinius veiksmus, kad dievulis ar gyvenimas apsaugos nuo ligos, ar ne? Mes tikrai turime savo aplinkose žmonių, kurie galbūt ir stengiasi, ir kažkaip maitinasi, ką mes čia ir kalbam, ir sportuoja, ir kažkaip tai ramiai visai gyvena, o paima ir vis tiek susirga. Tai mano toks yra, kad nepameskim tos prevencijos, galvokim tą sąmoningumą įjungę, atlikim tai, ką mes žinom, ką mes girdim iš ten ar naujausių mokslinių tyrimų, ar ne, ar iš kažkokių savo sričių specialistų, o gal net iš savo močiučių, kurios kažkom gali mums padėti ir patarti. Tai pasinaudokim tais patarimais ir atlikim tą prevenciją. Tuo būdu sumažindami riziką susirgti nebūtinai onkologiniam ligom, bet kokiom ligom, ar ne, sumažinti tą tikimybę, o net jeigu ir susirgus, iš tikrųjų, ką aš ir kalbėjausi su savo gydytoja, tai visi tie prevenciniai veiksmai atlikti, jie padeda tą ligą lengviau įveikti, nes tai irgi yra tarsi paruošta dirva jau. Tai vėlgi, tai ta prevencija turi tokius kelius momentus, galimai mes apskritai išvengsim kažkokių ligų, o jeigu ir neišvengsim, tai tada, tiesiog galbūt ligos eiga gali būti lengvesnė. Ir ieškoti savo programų smegenims, kaip save užsimotyvuoti, kokią tą prasmę savo rasti, kad tai būtų tas variklis varantis į priekį, ir tai gali būti tiek prevenciniam etape, tiek nedaug dievė jau kažką liga aplankys, ir labai savimi tikėti. Tai va čia mano palinkėjimas tas toks visiškai galutinis, tikėti savimi, tikėti savo vidiniu balsu ir nes mūsų organizmai yra neįtikėtinai galingi. Tik tai atpalaiduokim tas smegenis, leiskim joms viską ten sukoordinuoti, sukalibruoti, ir viskas įvyks, ir viskas bus gerai. Dar iš to, ką paminėjai, dar ir mamos reikia paklausyti. Ir mamos reikia paklausyti, arba kitų artimųjų, kuriais jūs pasitikite, kuriais turite artimą ryšį, ir tas intuicinis pojūtis gali būti tikrai labai stiprus, ir galbūt tai yra lemtinga nuojauta kažkokia, ar ne, kuri gali paskatinti pasitikrinti. Tai ir apskritai pasitikrinimas, tarp kitko, yra vienas iš prevencijos būdų.
vienas iš prevencijos būdų ir ne. Aišku, mes šiai dienai, jeigu imti valstybinę sveikatos sistemą, tai norint prevenciškai pasitikrinti be jokių simptomų, tai yra tam tikras amžiaus cenzas, galima taip sakyti, yra tam tikra amžiaus riba nuo kada. Bet kita vertus mes gyvename dabar tokiame, Lietuva yra toksai kraštas, kai mes turime įvairių paslaugų, tiek valstybinių, tiek nevalstybinių, ar ne, tai kažkur privačiame sektorėje galbūt galime mes pasitikrinti ir nesant simptomams, bet tarkim tiesiog norint prevenciškai jaunesnio amžiaus būnant pasitikrinti, arba jeigu jums mama sako, kad reikia pasitikrinti, nes jai nuojauta kužda, o jūs nejaučiat jokių simptomų, tai tada jau geriau gal paieškoti ten to vieno kito euro ir ne. Tai vat. Kita vertus, sveikatos sistema tą amžių irgi ankstina ir va dabar nuo šių metų, berods sausio mėnesio, jeigu neklystu, dar buvo 5 metais paankstintas, tai ką gali žinot, gal dar vieni kiti metai ir tikrai ir jaunos moteris bus tikrinamos prevenciškai, jeigu kalbant apie krūties vėžį. Ir dabar jau tada galbūt aš irgi norėsiu kažkokį tai pabaigai pasakyti ten palinkėjimą, bet tuo pačiu kalbėjom, kad žmonės gali rasti tave kažkur, nes, vėlgi, aš esu, kalbinu, bet tu išgyvenai, tu žinai visus tos procesus, tai kažkas galbūt man parašys, kažkas mane pažįsta. O kaip su tavim susisiekti, kur žmonės gali tave rasti? Tai turbūt toksai gal būtų paprasčiausias, tai per kokį Facebooką, per Messengerį pagal vardą pavardę Neringa Kaminskienė, ieškokit panašios šukuosenos nuotraukoje, arba tikiu, kad ir tu, Ignai, perduotum į kontaktą tiek elektroninio pašto arba to paties Messengerio, net ir telefono numerio, jeigu kažkas labai norėtų jau pasikalbėti, tai tikrai tada galima per Igną sukontaktuoti ir padės mums sueiti, jeigu kažkas norėtumėt, nežinau, ką nors plačiau išgirsti arba šiaip pasikalbėti. Jo, nes kaip ir minėjai, tas palaikymas labai svarbus, tai žinai, kartais tikrai, tu turi vyrą, vaikus, o yra kažkas, kas yra po vieną, vieniši ir žinai, tas toks palaikymas iš tikrųjų ir paskatinimas, padrasinimas, nes tos akimirkos labai labai jos jautrios, trapios ir tu irgi kalbėjai, kad aš taip nenorėjau, kad su manim, žinai, kad mane taip informuotų, Taip. Tai tas yra labai svarbu. Viena frazė dabar atėjo, kaip tik ir ją turbūt ir pasidalinsiu, kad yra taip sakoma mūsų liaudės išminty, kad vaikui užauginti reikia kaimo, viso kaimo, visų. Tai aš dar vaikas, nežinau, kiek dar esi turbūt vaikas, ar neturi. Vidinio vaiko mes visi šiek tiek turime. Tai vidinio vaiko turim, bet dar turim ir tėvus ir panašiai. Tai vis dar mus tuos vaikus reikia auginti ir šitas video arba šitas pokalbis, arba galbūt ateities pokalbį, arba tai, ką aš darau savo YouTube kanale, yra grinai tik tai šios temos kontekste, kad aš tikiu, kad mes vienas kitam vis dar galim padėti, tokiais pokalbiais, kažkas kažkur išgirs, nes kažkas man padeda, kažkas tau padeda, kažkas tokiu būdu gali padėti, tai mes vienas kitam šitoj visuomeniai galim padėti. Tokiu principu, jeigu galvosim apie tai, kad tai jau kas čia nuo manęs bepriklauso. Ir priklauso, kažkas išgyveno iš tikrųjų tai, nuo ko miršta labai daug žmonių. Ir jisai yra išgyvenęs žmogus ir jį reikia pakalbinti ir su juo pasikalbėti, su juo pabendrauti, kad galbūt aš įsikvėpsiu ir man padės. Bet aš tikiu, kad ir tų pokalbių irgi yra, bet tie pokalbiai irgi keičiasi, nes keičiasi technologijos, kažkokie nauji bandymai, kažkokio drąsumo atsiranda, žinai, veikti, daryti. Gydytojai išstoja, pasako, galim dabar daryti. Tai negu kad buvo kažkas prieš 20-30 metų, kur labai taip atsargiai čia nežinomės dar ar bus. O jeigu kažkas ateitų prieš 30 metų iš ateities, hebra, čia žinokit, bus, veiks, oi ne, mes čia bijom, čia kažkokia tokia naujovė mes nedarysim. Tai lygiai taip pat ir mes dabar kalbam ir galbūt kažkas iš jūsų išgirdo ir, tai čia gal sportuoti, ne, čia į vandenį, Dieve mano, ten omega-3, ten skaidlos, žarnynas. Tai dabar mokslas apie tai kalba, kad tai yra svarbu. Tai ačiū tau labai už drąsą, kad tu išdrįsai pasakyti. Nežinau, ar dar kažką nori papildyti. Ne. Man atrodo, mes labai daug dalykų aptarėm ir apibendrinom, tai
šiai dienai tiek, o kaip ir minėjau, kam bus noras kažkaip giliau, tai tikrai galim kontaktuoti. Tai dar kartą ačiū tau labai, dėkui labai, kad žiūrėjote ir pasimatysim, kai pasimatysim, prenumeruokit, pasidalinkit, būkit tas didžiulis kaimas, ane, kuris augina tą vaiką. Tai geros dienos visiems ir iki.